Tvarka, Augustas pasakė, tvarka, tai tvarka. Sveikas, Žilvinai, sugrįžęs. Labas. Nebuvai po ilgos labai pertraukos. Dainiuką buvom pasiėmė, išlydėjom su Augustu. Pasirodo, jo, tai porą mėnesių. Tai sakėm, medaliukas bus. No. Dar atsimenu, mes prognozavom prieš išlydint Dainiuką, kiek medalių bus, kad Dainius ten labai optimistiškai sakė, 6, tu sakėjai 3. Aš 3 sakiau. Jo, ir aš 4 sakiau. Ir tu atspėjai. Prizą jokio nelaimėsiu, bet jūs galite laimėti prizą, aš jums iš Paryžiaus tiesiai į Maikutę, nežinau kiek matos, pasikūrėm su Dainiuko firminiu, kaip mes žvengiam Čekoslovakų liaudės šokių, nes nesu matęs, kas ten iš vis padėjo tas šokis su kojom, bet čia grina jo, tai nežinau, palaikinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit kažką ir galėsit pasikurti irgi su Maikute. Tai kaip olimpinės, Žilvinai, tau žinau, mums olimpinės labai skirtingai, ne? Tu labai daug dirbai, aš tu vietoj buvai, irgi daug dirbai. Irgi daug stebėjo, analizavo. Gustas daug stebėjo 5x5. Tai aš nežinau, gal pasiskirtysim truputį vaidmenim čia. Augustas paims 5x5 barą, aš galiu apie 3x3 kažką pašnekėti, tu galėsi kažką iš pados papasakoti apie kartono lovas ten ir kitus niuansus visus. Kaip šiaip krūvis, Žilvinai, daug komentavai, ne? Jo, geras krūvis. Pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad viskas vyko adekvačiai mūsų laiku. Lyginant to, kas buvo Tokijoj, reikėdavo keltis naktimis, kadangi laiko juostos yra skirtingos, bet to ten, tarkim, su reklamu dirbant, kanale jau 12 val. Taip karšta, kad neįmanoma buvo nieko padaryti, tai mes, jie ir klodavo ir ten 8 ir 9, o mes turėdavom naktį dirbti. Tai čia minusas, čia gerai buvo, labai smagi komanda buvo. Jokių praktiškai didesnių nesusipratimų, kažkokių nesklandumų. Tai buvo keli trukdžiai, taip, dėl oro sąlygų, taip signalo ten negauni, bet čia kasdienybė, čia normalu. Bet iš principo taip sklandžiai viskas praėjo ir man krūvis buvo didelis, bet aš sakau, man 2 savaitės progo. Paaukšt nėra, nes kasdien varai, kiekvieną dieną ir akiratis plečiasi, sporto šakų daug, ekspertas šalia sėdi, tuo metu, linksi galvą prieš eterį, po eterio. Prieš ateidamas dar su ekspertu vis tiek, negali būti iš medžio iškritęs, bet ir tu vėl kažkaip, bandai savęs neapgaudinėti. Praeis 4 metai ir vėl būsi tam pačiam lygiai iš tikrųjų. Reiks atsinaujinti programinį įrangą. Jo, vienas iš variantų. O dar vienas momentas, žavu. Olimpinės žaidynės, nesakau terpė, bet erdvė pasireikšti jaunimui, paaugliams. Tiek sporto šakų naujų atsiradusių ir tau 13-14 metų tampantis olimpiniais čempionai žmonės, aišku, jiems turbūt iš karto reikia po psichologo samdyti, kadangi su tokiu dėmesiu ir turim Rūtos pavyzdį. Visiškai tau, žinai, 14 metų olimpinis medalis kabo, tau iš karto pasiūlymai, tau iš karto sutartis, tau iš karto reklamos, tau spaudimas ten viešoje erdvėje, žinai, bijok save parodyti, bijok save įkelt, bijok žodį pasakyti ne į tą pusę. Tiesiog, su tuo reikia tvarkytis kažkaip, aš galvoju, jauniems žmonėms. Bet iš principo tai visos tos naujos šakos, sakykime, kas buvo įtraukta į tokio olimpinių žaidynių dar parodomąją programą, tai pasiteisino su kaupu. Ir kodėl Los Andžele breiko nebus, amerikiečiai turi savo sprendimą, bet tai buvo, tai nėra menas, tai yra sportas. Tu negali atėjęs iš gatvės, išmokęs judesius taip techniškai juos atlikti, nes tu turi turėti tvirtą kūną pirmiausia. Nebent esi Australija. Norėdamas turėti tvirtą kūną, tu turi būti fiziškai labai gerai pasirengęs, atrodo sienų lipimas, ar ne? Profesionalas tau paaiškina, ten yra parkūras. Tu ten tokį turi turėti kūną, ne šiaip, kad pasižiūrėjau, arba ten mano tėtis lipo kažkur ten į uolas ir aš lipsiu taip pat. Nei velnio tu nelipsi, nieko nebus. Bet Australijos tu matai pasirodymą breiko? Taip, nes dabar internete yra, jinai turbūt populiariausias olimpiadų sportininkė dabar yra šiuo metu. Turkas populiaresnis. Jau nuėjo truputėlį, tas dabar hypas yra tos. Nenuėjo, vėl mačiau Stefą Curry mimsą. Bet žinai, jeigu tau kybis pabaigsi apie sienų lipimą 2 cm išlindęs ir tu gali tik tai 2 pirštos lankstelius įkišti ir tu, reiškia, turi treniruotis, o taip su 2 pirštukais ant skersinio pristraukimus daryti. Tai va čia yra didysis sportas. Ir lietuviai tada. Tada senkutės sprogimas, pavadinkim taip, įrodymas visiems. Žmogus serga epilepsija, ir kas, 10 metų vaistas geria, ir kas, ir pasakė, prieš tai buvusi reklamo valdžia. Niekam tikęs esi, finansavimo nebus, sėdant dviračio važiuoja už Lietuvą, Europos čempą, laimi Lietuvoje medalį, vėl esi prikalbintas dabar jau Mindaugo Griškonio, grįžti vėl į valtį sėdi ir su medaliu grįžti. Va čia yra super, va čia yra istorija. Mykolai nepasisekė, force majoras, kam nebūna, žinai, bet viskas prieš akis.
Bet aišku, čia pasako apie lūkesčius, kai mes sakom, kad antra vieta yra nesėkmė. Force majoras, jo čia visiškas force majoras, auksas turėjo būti, nenuvertinant nemaikiečio, sėkmės jam galim palinkėti turbūt amerikietiško futbolo karjerai, turbūt, kad tai bus, nes pasiūlymų daug, žinai, ir turbūt, kad jis tenais. Ir apie Dainių kalbėsim atskirai, aš galvoju. Kalbėsim atskirai, čia mūsų sfera taip. Apie Niką ten irgi galim kalbėti daug. Jo, tu gal Žilinai irgi iš komentavimo pusės šitos techninės apie reitingus gal matei kažkiek, kiek skiriasi tas laikas, kad europinis buvo lyginant su tokio, nežinai. Ne, šitą nesakyčiau. Bet galima turbūt spėti, kad buvo gerokai aukštesni, jeigu nerekordiniai reitingai. Nežinau. Ar social media gal sukūrė kažkokį tokį didžiulį hypą, nežinau, kažkaip atrodė, kad olimpiados žiūri visi. Transliacijos buvo dieninės, vasara, atostogų metas, daug laiko, savaitgalį 2 kaip tik išpuolė, tai gali mėgautis to 3 netgi, nes pradžia, po to vidurys ir vakar vėl pasibaigė savaitgalis. Tai visų kolektyvo narių vardu, asmeniškai pats, jeigu kažkam kažkas nepatiko, atsiprašom nuoširdžiai, buvo tokių kliurkelių keletą, sakau, bet tai buvo techniniai dalykai tokie. Objektyvus daugiau, gal ir subjektyvių buvo, gal kažką pasakėm negerai, gal kažkokią pavardę suklydom, ar ten laiko, sekundės, metro nepataikėm toj vietoj, bet buvo tokių ekstremalių situacijų, kad tinklelis gali tau sprogt, akimirksint tau gali pasikeisti. Vyksta buriavimas, ten yra lietuviai, vėjo nėra. Viskas. Ir varžybos nevyksta. Ir tu turi 3-4 valandas eterio kažkaip sukaišėt. Tai kolegos darė viską, kad mus išgaudytų greitai ir tu staigiai atvarydamas turėtų ten, 20 minučių, 15 minučių kažką greitai įnikt, pasiruošti tą sporto šaką ir kažkaip sudirbti. Apie pagavimą eksperto kalbos nėra. Viskas. Tik spėk į laiką, tik spėk į eterį. Tai buvo tokių niuansų keletas. Bet po to buriavimas baigėsi ir tada sklandus oras, kas vyko po stogu, ten visiškai nieks nesugriuvo. Išskyrus vakar dviračius turėjom irgi kažkaip signalą vienu metu nepavyko pasigauti, surklavim irgi vienu metu signalas buvo dingęs, bet tai čia smulkmenas detalės. Po to sudėlėjai grįžti ir pamatai viską šiek tiek su pavėlavimu. Tai realiai. Viskas atrodo paprasčiau, kai iš šono iš vidaus. Taip, nuo to atrodo nieks nenukentėjo labai smarkiai, tik tiek, kad jau akilesni žmonės žinojo rezultatą ir mūsų dėlėjai matydami jau galvoja, čia, kad jie su pelė, maždaug žmonės jūs jau žinot, bet jums reikia nuduoti, kad jūs dar nežinot ir tada jūs pasakojat šitą dalyką. Tai tokie niuansai, šiaip smagu, gražu, jėga. Sybet, lošimo automatai, lažybos, stalo lošimai, Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Augustai, čia buvo toks teiginys keltas irgi nemažai kieno, kad geriausias visų laikų olimpinės žaidynės. Kaip tu tokį teiginį žiūrė, ar galėtum sutikti, nežinau, kiek mes čia ekspertai esam dar tokio amžiaus, kiek jų atsimenam. Aš tikrai nedaug jų atsimenu, tai aš sutinku, kad kiek aš esu matęs, tai man tikrai labiausiai įsimintinos, kaip ir Žilvinas minėjo, galbūt tų pačių lokacija visų sporto šakų skirtingų buvo tikrai įspūdinga. Tos visos Paryžiaus ikoninės vietos buvo taip gerai parinktos ir tiesiog buvo gražu žiūrėti. Ir plius prie viso to dar buvo pakankamai dramos. Tikrai nesiekiau tiek daug sporto šakų, kiek Žilvinas, kai turėjo komentuoti, bet kiek sekiau, tai tikrai buvo ir įsimintinų momentų, sugrįžimų, rekordų, taip, tai sakau, man tai tikrai buvo įsimintiniausias, kiek sakau, praeitos Tokijui, tai manau, kad net negalima lyginti, nes be žiūrovų, tuščios tribūnos jau praranda didžiulį žavesį, o prieš tai kažkaip irgi, nežinau, man daugiausiai tą įspūdžią tai tikrai padarė net ne pačios sporto šakos, bet jau tos pačios ikoninės vietos. Tai tikrai tinklinis, Eifelį matai. Paplūdimio tinklinis, Eifelį matai, dviračiu atvažiuoji į finišo liniją, po Eifeliu vos iš karto pravažiavus, ten dar ir gali toliau kalbėti. Vien krepšinis 5x5 futbolo stadione su 27 000 sirgalių, tai įspūdinga. Šiaip įspūdinga, tikrai vakar sakot apie tas vietas, galima irgi jau partęs, kur... Tu pats buvai Paryžiui, tai tau labiau galvoja. Jo, tai jeigu per TV taip atrodo, tai irgi ta pati atmosfera man kažkaip, kaip ir sakėm, Tokijų, kad nepamatėm žiūrovų, tai gal galvoju, čia tokia psichologinė kompensacija, kadangi Tokijo buvo nuviliančios, tai mums vienais metais mažiau laukti reikėjo. Tai irgi buvo 3 metų pertrauka tarp olimpinių, tai ir gavom su kaupu, man atrodo, už tą kančią Tokijų, ne kančią, bet tiesiog nieko tokio įspūdingo, tai apskritai, kad vyktų, kad kažkaip aš neatsimenu Londono, buvau dar toks mazgis dar, kiek ten Londono pačiam mieste buvo jos įtrauktas, nes akivaizdu, kad kitose tose miestuose viskas ten labiau už miesto ribų, nes neįmanoma tokio dydžio mieste. Bet ten taip
protingai viskas atrodo integruota buvo, kad tos kelios gatvytės uždarytos, bet jos neparalyžuoja viso centro. Ta prasme, aš pirmas įk važinėjau su elektriniu dviračiu, šiaip kas žiauriai patiko. Ir galvoju, kad, nežinau, Vilniuje yra jų kažkiek, bet gal taip nėra stipriai paplitę. Žiauriai smagus, nes dėl ko su dviračiu dažniausiai žmonės mažiau nori važiuoti tie, kurie nesportuoja. Iš vietos pastovi, tai žinai, pavydėjimas yra, nes sustoji prie perės, ten kažkur sustoji ir visą laiką iš vietos pavydėjimą. O su to elektriniu tik truputį užminė, tave kai meta iškart į priekį ir, žinai, tu startuoji labai lengvai. Nu, žodžiu, mes pasiėmėm tos elektrinius dviračius ir tiesiog be plano raižom po gatves. Ir važiuojam ir užtvara tokia. Ir žmonės aplinkui stovi, visi tai priekį reikia, sustojom. Ir pralekia tos lenktynės, žinai, dviračių. Kaip žinai, pro veidą, visi ploja, palaiko. Iš galo ten tos, nežinau, kiek tų mašinų ten būnant, atsarginių dviračių irgi. Nu, toks, atrodo, už kiekvieno kampo kažkas tavęs laukia. Irgi pirmas įkai tą 3x3 areną atėjom. Ten ne tik 3x3, ten, sakykime, gatvės kultūros visa, nes ten ir breikas buvo, ir skateboardingas, ir dviračiai, ir visa ta atmosfera, ir tu eini nuo vienos arenos į kitą, kažkur vidury ten vyksta tiesiog gatvės šokių pasirodymas, kur tiesiog visi apstoja, visi ploja, palaiko ir ten atmosfera nereali. Šiaip, ką supratau dar irgi iš 3x3 stebėjimo, kiek man pavyko 5 rungtynės atrodo iš viso stebėti iš 10, tai vienas šalia arenos, o visas kitas arenai. Tai va kaip Dainius vis sakydavo, kad vis ten po turnyro kokį grįždavo, skydavo, nu kaip skydavo, sako, uždaryti šitą sportą, sako, aš ne, čia širdis sustos, nu ta prasme, tiek yra tos įtampos, kad sako, nu čia nesąmonė, čia kenkia, aš kaip ir story po to Instagram'e parašiau, sakau, kad 3x3 kenkia širdžiai, bet padeda sielai. Nes po tos, nu, baigęs rungtynės, Algirdas Stuknys, atletinio rengimo treneris rinktinės, sako, dar neprasidėjo rungtynės, jisai žiūri savo pulsą, bijau sumeluot skaičių, bet ten 100 PM ar kažkas, nu kur po krūvinis čia pulsas, sako, dar neprasidėjo rungtynės, jau žiūriu, man muša, taip. Ir aš, nu, kai žinai, kai pasako yra viena, bet kai pats išgyveni ir kai, žinai, tavo vienas geriausių draugų ten, žinai, Lietuva ir... Prieš startinis draugys. Taip, ir tą kiekvieną tašką tu šoki, rėkite, nes visi aplinkui, mes ten kaip išpratė. Ir baigęs tas mačas, tu prakaitė, širdis dar kokį 10 minučių iki normalaus ritmo, kol atsistato. Ir tas kaip keičiasi tas rezultatas irgi ten 2-3 taškai vieną pusę pirmauja, 2 atgal. Tai va, irgi tą iš pirmų vietų pajutau ir aišku dar šiaip nebuvęs ne vienam ten Master Challengerį kažkam, tai iškart nuo olimpinių, tai nu, labai sunku pramušti bus į kitus turnyrus einant. Ne, tai čia net negali lyginti, ten tose tai net tengi... Jo, kas dar va patiko iš prancūzų pusės, visi sakydavo, natūralu, kad čia kažkiek nacionalistai, prancūzai angliškai nekalba iš principo, nors moka. Visi absoliučiai, kiek susijusių su olimpiniam žaidynėm žmonėms, šnekėjom, visi puikiausiai kalba, nori kalba, dar jeigu mato, kad tu žvalgais kažkur, patys prieina, paklausia, ar kažkas neaišku, nu, organizacinis lygis aukščiausias. Ir mes eidom jau pro įėjimą tokį ir tokiam bokštelį stebėdavo gal eilių srautus, mergina tokia. Ir mes ten, aišku, Lietuva persirengė ir jau jinai iš toli mus pamatydavo visada Lituaniai, visada į mus rėkdavo. Tai tokia, nu irgi matos lietuviai, kad bent jau toj 3x3 aplinkoje nu, labai stipriai buvo ir pastebimi, ir mylimi, ir palaikomi, ir ten eidavo fotkintis tiesiog žmonės, kur galvoju, prie ko čia fotkintis, nu, tiesiog gal apsirengę kažkaip įdomiai. Tai jo, tas, sakau, išdėstymas šitų sportinių pastatų irgi labai geras. Šiaip dar skaičiau irgi faktą apie, galvau, pasižiūrėti atidarimą matant, kiek kainavo olimpinės. Nu, kitų olimpinių kontekste. Tai žiūrėjau, kad jos buvo vienos pigiausių. Olimpinių ten 9 gal milijardai. Dėl to, kad jie turėjo visą infrastruktūrą daugumą. Nereikėjo nieko statyti iš naujo, kaip pavyzdžiui, kai Kinija įvyko. Tai vienas brangiausių, man atrodo, buvo. Jo, ir rašė kažkaip ten 90 ar 6% pastatų jau buvo, kurie reikalingi. Ja. Tai labai įdomu, kad pačias pigiausias, bet dabar jau vardinamas kaip vienas geriausių. Jo, ir vieta gera parinkta už tai, kad ten viskas buvo, bet kad yra turtinga šalis, yra infrastruktūra ir tau, nu, sąlyginai pigiai kainuoja ir va, tu turi tokį vaizdą, va, tu turi, žinai, tokį srautą tu turi. Tribūnas beje, pilnas beveik visose varžybose, nu, kas mane nustebino visiškai ir Klaimas sėdi kažin kur, 2000 metrų yra trasos ilgis. Ir starte, ir per vidurį, ir gale. Nu, pilna, visur nėra laisvų vietų. Nes ką tu matai sėdėdamas starte,
ten už 2 km finišas. Nieko nematai, bet va tu sėdi, visi palaiko. Ten apie tos ekstremalus, tai aš net nekalbu ten, ar street dance'as tas būtų, ar tas breikas vadinamas, ar būtų sienų lipimas, ar tie visi raidai, visi šitie jaunuoliai. Ten masalas, ten kai magnetas traukia tave, nes ten tokie vaizdai, ten kažkas tokio. Visi labai įsitraukė ir šiaip 3x3 toje arenoje buvo 2 tokie užvedinėtojai, kurios visada per ekraną rodė su mikrofonais. Nu ir mes jau Lietuvoje, sakyčiau, turim aukščiausio lygio tos announcerius vadinamuosius, arenų Žalgirio, tas pats Žiūrauskas, ten Stonkus kartais, ten Karlis Tiškevičius savo laiku irgi ten. Bet, ten tie bičiukai, dar kitam lygi, nes ir kaip aš supratau, kad tą, ką Karlis šiaip per podcastus Basket News irgi dažnai kalba apie dainų dainavimą, kad mums reikia daugiau dainuoti dainas, nes, pavyzdžiui, ten pavyzdys, per pertraukėlės įjungia karaoke ir kokias žinomas dainas, ten Free From Desire ir taip aišku, bet, pavyzdžiui, žaidžia prancūzai ir jiem užleidžia dainuoti Champs-Élysées. Ir 5000, prancūzų gal ne 5, bet, didžioji dauguma prancūzų ir akapela, jie visi mato žodžius, tie užvedinėja ir visi dainuoja Champs-Élysées. Ta atmosfera, tai ir jie tokie energingi, ten rodo lapelius, kad dabar plojam lietuviam, ten visi už lietuvius, ten už prancūzus, už kas ten bežaistų. Ir šiaip smagu, kad sėdėjau prieš pirmą mačą, man atrodo, kai su kinai žaidė. Priešai sėdi žmonės, įmeta Lietuva, ploja jie, įmeta Kinija, ploja irgi. Tavasment, kur atrodo, kad čia gal pasamdyti, žmonės, kad jie ateitų ir tiesiog rungtynėse, kuriuose mažiau žmonių, kad palaikytų ir plotų. Tai toks, sakau, prancūzų įsitraukimas, kaip ir sakė, į visas rungtis ir suorganizuota žmonių, kurie supranta, ką daro ir turi tą emociją, tai wow, bet čia viskas taip pozityvė, bet aš galiu Instagram'e savo storiesą pasakau savo kelionę į Lilį, į Ameriką, Puerto Rikas. Turėjau bilietus. Tai va, šita kelionė tokia įdomesnė buvo, kur rungtynės ten po 5 gal, tai mes apie 12 iš Luvro sakom, gal varykim anksčiau, iki Lilio 200 km, tai su traukiniu valanda 15, gal varykim anksčiau, apsidrauskim apdrukas, ir mes jau prieš 5 valandas prieš rungtynes čia anksčiau varom. Kol nulėkėm iki traukinių stoties, praeina irgi ten kokią valandą, nueinam, žiūrim į tos tvarkaraščius, žiūrėjau, net nerodo iš visi Lilį traukinių, kur sakė, kad kas 15 minučių eina ir mes net nesirūpinam, nes jų tiek daug, kad atrodo, ten nei tą bilietą iš anksti pirkti, nei ką. Nes sakė dar, Miklaus atsimenu, Basket News vlogė, sakė, kad 2000 į vieną traukinį telpa. Ir žiūrim, vienas sold out, kitas sold out, trečias sold out, visi dienos likę traukiniai yra sold outinti į Lilį. Ok, galvojam, nieko, autobusas liks. Žiūrim autobusą. Autobusai važiuoja iš Šarlio de Golio oro uosto, tai ten truputį dar į kitą pusę, dar apie valandėlę, jau tirpsta laikas gerokai, jau truputį neramu, nes bilietai brangus ten po 400 beveik kainavo lubose ir žiūrim, autobusų nėra, įtampa dar tik labiau kyla, panikėlė jau baisi. Tranzuot. 200 kilų, nežinau, žiūrim realesnius variantus, išsinuomos mašiną. Ieškom nuomos punkto, suradom tą Sixt legendinį, įeinam ten priešais moteris su 2 vaikais ir vyru, ten vos pusiau maitindama bando mašiną pasimti, irgi mums jau, laikas spaudžia, greičiau. Einam visai, pažiūrėkit, sako, ką čia reikia, sakom, reikia mašinos, kuo trumpesniam įmanomam laikui tiesiog ir viskas. Žiūri jisai ten tai, žiūrim. Yra, sako, 408 plus draudimas. Čia kiek, sako, čia iki rytojaus. Pusdienį, Blemba, galvojam, ką daryti, galvojam, taksas gali pigiau kainuoti tada. Pasižiūrim, Uberis 330. Pigiau. Tai jau pigiau, bet į vieną pusę. 600. Tada tam bičiukui Sixto, kur nuomos punkte, sakom, gal tu turi draugelį, kuris nori užsidirbti. Tiesiog, paskambinkai duodam kešo, šokam ir važiuojam, nes, visus įmanomus variantus galvojam, nes jau iki rungtynių ten 3 valandos belikusios, o važiuoti 1,5 min. 200 važiuoti. Ok, sako, neturiu, bet yra programėlė tokia, kur galit, kaip važiuoju iš taško A į tašką B, maždaug susirandi ir radom bičą, kuris 3 valandą važiuoja į Lilį ir renka žmonės. Rekvestą pateikėm užklausą, kad mes čia norim. Kaip Jomantas iš Mažeikių į Vilnių. Kaip kas? Kaip Jomantas iš Mažeikių į Vilnių. Jis taip važiuoja? Nežinau. Gali būti jo. Tai užsakėm, laukiam patvirtinimo. Laukiam. Parašyta, kad turi per 10 minučių patvirtinti. Niekas nieko netvirtina. Vėl galvojam viskas, kviečiam Uberį, išsikvietėm Uberį, važiuojam link tos vietos, iš kur turėtų tas paimti, kuris iš taško A į tašką B, bet jis neatrašo ir nepatvirtina.
Žodžiu, taksistui sakom, reikia į Lilį. Kiek? Tas 4, sakom, 3 pėm. Gal viskas, sakom, nebesikeičiam. Į vieną pusę. Į vieną pusę, sakom, tu tik spausk. Nu ir jis patom, kažkaip sakom, bet tai čia man Lilį, ką aš čia Lilį reiks grįžti. Nu, bet sakom, seniai, 300 pėm. Nu gerai, žinai. Aišku, mes nesakom dėl ko, kad nebūtų kamuolys jo rankose, žinai, kad mums čia rungtynės ir ten dega bilietai, žinai, nes jis tada galėtų vos ne bet kiek sakyti ir mes turbūt vis tiek sutiktume, nes nebėra kito varianto. Nu ir žodžiu, šiaip netaip jis mus nuvežė, važiavo žiauriai lėtai, norėjau sakyti, kad truputį greičiau, sakau, šiam ten I believe in you, Lewis Hamilton, ten pradėjau spaudimą daryti. Nu bet žodžiu, nuvažiavom ir mes važiavom, galvoju, o dar jeigu bilietai, pavyzdžiui, apskeminti būsim. Nu, iš oficialaus pirkom, bet girdėjau istoriją, kaip varė į rankinį žmonės. Negavo bilietų, tiesiog neatsintė. Pirko per oficialų, ten į rankinio mačą, serbas toks pasako. Negavo tiesiog bilietų. Nu, žodžiu, bevažiuodami sakom, grįžti reikės. Ieškom traukinius atgal, vėl nieko nėra. Nes jau vėlus vakaras po mačo, žinai, ten keli traukiniai, bilė, keli autobusai. Grįžti vėl neturim kaip. Ką daryti, likt Lilį? Sakom tam, žiūrėk, palauktų mūsų 2 valandas, mes tau 100 pėm, grįžtam kartu. Tai 5 čia 200, gal jisai, gal 2, čia žinai pradėjau. Sakau, ką tu darysi tam Lilį, uždirbsi kažką? Nu, ok. Nu, tai žodžiu, sutarėm irgi, atvarėm į antrą kėlinį. Pirmas jau pasibaigė. Į antrą kėlinį? Į antrą dar, tiek sumokėjo. Tai atsisėdom, žinai, nu, bet jau, žinai, įeini į areną, pamatai Lebronus ant keitimo su Kariu. Žinai, visą gyvenimą augęs ant Lebrono, nuo pat mokyklos. Nu ir aišku, ten pačio mačo atmosfera šiaip juokinga, gan nes 27 000, bet girdisi kėdai. Tai realiai 3 emocijos arenai būna. Arba kai kažką bando daryti ir nepadaro, būna arba būna plojimai, kai tiesiog kažką padaro, arba būna A1 ref. Ne? Ne, irgi tas buvo jo. Screen, ten kažką. O trečia būna švilpimas Embidui. Bet kas juokingas su švilpimu Embidui, kad Embidui paima švilpia ir jis kai įmeta, būna plojimai. Tai švilpia tie, kurie neploja. Jo, kurie tai ploja, tie, kur serga už Amerikoje, plojo, likė ten. Tuo pat metu Tedistas, džidistas prancūzų, kovojo. Ir ten 4 gal kėlinį visa arena skanduoja kažką. Kažkoks, aš nesuprantu. Aš sakau, klausiu, kas čia KD jūs skanduojat, galvoju, gal Durantą išleisti. Ne, sako, Teddy. Ir aš žiūriu priešai žmogus, net nebežiūri Amerikos rungtynių, jis jungęs tą Teddy, tą džidistą ir žiūri. Tai žodžiu, jisai laimėjo ten ar antrą, ar kokį auksą, žinai. O čia ta situacija, kur Lebronas pagalvoja, kad jam skanduoja ir... Ne šit. Nu, matai, aš aukštai buvau, ne viską mačiau tikrai. Man atrodo, kad kažkuriuose rungtynėse buvo, kad Lebronas pagalvoja, kad gale mačo jam skanduoja ir ten padarė tą savo atseit, kad užsideda, kur rodo, kad užsideda karūną. Ir tada buvo, aš Twitter'į mačiau šitą atseit, kad sako, čia ne tau, tipo, plojimai tie visi ir skanduoja. Gal jiem pasigirdo MVP. Man atrodo, kad va čia buvo šitam. Čia ta istorija? Jo, kad tipo... Teddy, o tu kaip čia Teddy? MVP gal. Kažkas, matai, kad sunku suprasti, žinai, kaip man irgi sunku, nes neįsivaizduoju, kas tai galėtų būti, bandai pritempti. Ir buvo tikrai tokia situacija. Ir po to jisai suprato, kad ne jam. Ne, aš nežinau, ar jisai suprato. Aš tiesiog mačiau, kad sako... Niekas nesuprato, kam. Jo, bet visi labai įsitempė ir ten tą Teddy ten labai garsiai skandavo. Nu ir šiaip ten šiaip Edvardsas irgi ten tam mače, ką išdarinėtų, ten, žiūrint jį, atrodo žaidžia su vaikai, ateitų į SKM treniruoti ir žaisti su prieš vaikus, ten nerealiai jokingai. Realiai viskas, kas įdomiausia buvo stebėti, jų minutės pertraukėlė. Kaip Lebronas ten šoka, paleidžia Call Me Maybe dainą, jisai ten šoka, po to Karis irgi pagal vieną dainą ten šoka, po to Edvardsas, kai įmetė ten per 4 žmonės apėjęs ir įmetė ir paėmė taimautą, iš karto Edvardas savo tą firminį rodo, visiems ten gyrėsi, visi palaiko, ir žodžiu, tie taimautai gal įdomiausi buvo ir... Taip, bet ar buvo verta tiek sumokėti už taimautus? Matai, čia irgi toks... Na, aš suprantu, vieną. Jo. Toks, žinai, o kada dar? Verta. Jo. Aš kažkaip galvoju, kad čia neįkainomi tokie dalykai, žinai, kur ten gali ar gal pigiau, ar kažkur į Los Andželą gali skristi, bet matai, Los Andželė tu matysi Lebroną ir AD ir pulką tau neįdomių. Nebus jau. Ne, aš apie Lakers rungtynes. Apie Lakers. Kad jeigu Lebroną dar pamatyt kada nors gyvenime man, nes Iversoną mačiau, kai man 12 buvo, ir va dabar Lebroną, kur mano 2 dievaičiai. Tai toks... Ir dar, žinai, ta istorija, tokia su tokia leimu, čia, žinai, aišku, daug kainavo. Bet čia toks dalykas, tai galvoji tuo metu, tu negalvoji. Gyvenime, turi svajonę, viskas. Jo, ir atsiminsi. Ir šiaip, ta aura Lebronas, kai paima kamuolį, kažkaip, visi atrodo net taip susigūžta ir įdėmiau žiūri. Po rungtynius ten ėjo
buvo Spolstra, Veidas, Bema Debajo, visi 3 iš Miami Heat ir LeBronas dar prieina prie jų, tai buvęs Heat. Nu ir visi jie ten kažką pačičiatina. Ir žodžiu, LeBron, ir toks išėjimas iš tos arenos yra toks didelis ilgas koridorius į viršų, taip einantis toks. Nu ir jis eina ir ten vaikai, aišku, visi prieina. Tai vienintelis jisai iš visų sustojo ir ten kelias minutės pasirašinėjo. Ir išeidamas toks, atsisveikina ir toks, emocija tai fantastinė. Ir dar kas kita, užbaigiant šitą Lilą istoriją, įdomiausia dar važiuodami iš Lilio sustojom degaliniai ir žiūrim puertorikiečiai 2. Ir, žinai, mes ten per jų atėjom, toks atėjus, sakau, nenoriu su jumis šnekėti, ko tebe pykstu, bet galim pakalbėti, bet jie tokie faini labai. Ir pradėjom šnekėti, kad sako, mums tai ten buvo kitą dieną, vos neoficiali nedarbo diena padaryta. Sako, aš buvau arenai, parodė video, kad sako, mums čia reiškia labai daug. Sako, turėjom seniai kartą gerą, dabar, sako, ilgą laiką buvo toks tarpas. Tai va dabar, sako, paėmėm ir labai smagu reinom. Sako, atvažiavo mūsų nedaug, sako, kainuoja, aišku, brangiai, bet emocijos irgi nerealios. Reikėjo tau priminti, ne, lietuvis vis tiek kažkaip. Jo, aš kažkaip dar galvojau, va. Gal einam pakalbėsim apie aš tai dar krepšinį, kuris buvo, o ne apie lietuvius. Leiskim pabaigti. Ne, aš noriu parodyti va nuotrauką, kur sakau, papozojam. Kad sakau, jūs atsiprašot, ne va, o aš dar pykstu. Čia degalinį iš Lilio, kai važiavot. Okay. Tai va, ir po to dar sutikom dar vieną paskutinis, toj taip pat degaliniai. O, lietuviai, tipo, atprieinu prie pečiuko, labas, ir jis toks lyg su akcentu, bet tokiu labai neryškiu lietuvišku. Ir sakau, kaip tu, irgi žiūrėjau, sako, Amerika, Puerto Riką, sako, aš šiaip Lilė augęs gimęs lietuvis, sako, mamo lietuvė mano, o tėtis prancūzas. Tai sako, irgi didžiulis fanas esu, sako, palaikau, sako, kartais net pavydžiu, kaip tiek mėgstu krepšinį, kad norėčiau Lietuvoje gyventi vien dėl tos meilės krepšinį. Tai, bet kalba iš vis be akcento, o gimęs augęs ir Lietuvoje buvęs kelis kartus, tai irgi toks smagu, kad šaknų nepraranda. Sybet. Lošimo automatai, lažybos, stalo lošimai, Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, nueikim į 3-3, ne? Pakalbėti, aš galvoju. Jo, galim nuo šitą atsispirt. Ką, nuo Lietuvos? Kaip? 3-3, kaip tas turnyriukas, kaip visas bendrai pasirodymas, kur įdomiausias gal momentas jums atrodė? 3-3, man. Nu, nežinau. Daug rungtynių visų pirma, fainas formatas, o tas man patinka, kad, negali sakyti, oi, čia mums nepasiskė, nepaėjo vienas mačas ir sugriuvom. Tu 10 mačų turi, jeigu iki galo eini, tai. Aš neturiu tą kitą nuomonę, man tai nebuvo įdomu žiūrėti. Per teliką jo, jisai, čia žiūri per krepšinio įgūdžio, ne, kokybės prizmę, kur yra, tai tiesiog yra vertimas, toks. Tiesiog daužimasis, nežinau, kelias komandas, aš nežiūrėjau daug tikrai, tai nelabai galiu ką sakyti, aišku, įsiskyrė De Jongas iš Olandų ir neveltui laimėjo, bet sakau, nežinau, trūksta kažkaip toj sporto šakoj kažkokio tai gražumo, nes geriausias, įdomiausias dalykas yra tik tas, kad rungtynės trunka 10 minučių. Ir tai tampėlė yra varomoji jėga, kad tu prisėdi ir tu labai įsitrauki į tą mačą, nes jeigu tu žiūri 5x5 mačą 2 valandas, tu ten dažnai dar tai telefoną ar dar kažkur, o čia, tu gali nuleidęs galvo praleisti lūžį rungtynį. Bet tiesiog, kad, 5x5 vis tiek, kiek kartų gražesnis krepšinis. Čia net neverta, manau, lyginti iš vis. Jo, tai sakau, tai toks, nežinau, sunku buvo žiūrėti, man, pavyzdžiui, daug, net kokį tai kitas sporto šakas, kur šiaip jų krepšinis, tai numeris 1 ir ten jau didžiulis skirtumas yra nuo bet kurios kitos sporto šakos, bet tikrai buvo olimpiadai įdomesnių sporto šakų negu 3x3 vien tik iš tos šiaip pusės pasižiūrėti. Jo, dabar, jeigu kalbėtume apie lietuviškus akcentus, kaip sakai, Hari, užvedantis, ne, man tai, aš tai sprogau ten, nes tiek emocijų, dirbi neatsisėdęs, dirbi atsistojęs, judi pats, gniauži kumščius. Pats ginies, atrodo, ne, kaip treneriai būna. Aš gyvenau ten, aikšteliai buvau, nes, mes visi žaidžiam 3x3, augę su tuo, visigi tą praėję. Minusas, jeigu taip. Bet mes lėčiau žaidėm, žinai, ką galima skirti. Kalbos mes žaidėm su tuo. Pasas už tritaškio, mes tą žaidėm su bininį. Taip, faktas, jo, ten įmetė atiduodi varžovui arba karališką žaidinį atiduodi, ten išsivaryti iš tritaškio reikia. Niuansai, detalės, bet jo, pats tas, esmė šita, žinai, ko gero reikia diskutuoti apie pražangas. Aš taip galvoju. Švelnint kontaktą.
Vat nuo to reiktų pradėti. Vat tada rasis tokio daugiau aiškumo, nes, nu, žiūrėk, su Olandais mes žaidžiam, žinai, Olandai nusineša auksą ir ten pabaigo pražanga ir ten lik užskaito tos taškus ir pražanga yra, bet kadangi tai buvo veiksmas nenutrūkstamas, tai ir pirma ir antra opcija tiko ir kaip dabar, prasižengiau, paskui pelniau taškus, bet man vis tiek taškus užskaitė, nes tai buvo nesustoja žaidimas. Nu, nonsensas atrodo, nesąmonė. Tugi prasižengiai viskas, po to tu įmeti, nu tai kaip dabar gali tie taškai būti užskaityti. Tai va, vienas momentas. Antras momentas, įrodymas, kad, nu, tu turi turėti tokį kūną, tu turi turėti tokį parengimą, tu turi turėti tokį anaerobinį lygį, tu turi turėti tokį gebėjimą. Tai yra jau darbas, kai randas degonės įsiskolinimas. Tai jau virš ribos, nu, kada tu trunka atsistatymas ilgiau, žinai, ir tada tu visas taktikas gali padėti šoną, nes va, Fredetas iškrito, viskas, amerikiečiai buvo pasmerkti. Ir tai padėjo daugeliu komandų jos nulaužti. Nu, o lietuviams pirmi 2 pralaimėjimai, aš manau, buvo trečias mačas buvo arba. Ten. Lenkai, žinai, bet 2 žmonės, nu, iš 5 prieš 5, tai gali sakyti, ką nori, žinai, kažkaip daug labai spekuliuoja. Pažais profai 3 prieš 3 ar nepažais. Vat ir dar kartą pasimatė. Gerai, tai nėra ten, sakykim, atvest ten Keviną, Curry, Lebroną, taip, ten jie sumindys visus, žinai. Sakėm, kad 2 užtektų. Gerai, jie sumindys visus, bet važiuok, atėjo žmonės iš gerų klubų žaidžiantis Europos turnyruose, geruose, žaidžiantis gerose šalyse, krepšinio turnyruose. Ir vat jie ir nieko. Nieko Lenkai neparodė. Ir va tada, kai nulaužė Dainius su kompanija, tą 3 mačą, ir va tada paėjo. Ir va tada apie psichologiją gali kalbėti, apie užsivedimą gali kalbėti, pataikymas tada atsirado, žinai. Ir tą fiziškumą tu gali atlaikyti, supranti. O kad ten yra daug tokių, nu, tokių veiksnių, kad tau, nu, neužmėsi, nelaimėsi. Vat nelaimėsi, nesuversi. Po vieną beveik nieks, po vieną tašką turime. Taip, nesuversi, nelaimėsi, žinai, aišku, ten taktikos niuansai, prasileidai žmogų, iš karto bėgi prie tritaškio, prasižengiai 6 kartus, nebelėti žmogaus, leidėm vieną įsimest, jo, apie tai galim kalbėti, bet vėlgi, žinai, pirmas perdavimas, antras perdavimas, metimas. Jeigu tu to nepadarai, tu turi gebėti žaisti 1 prieš 1. Va čia yra pagrindas. Va jeigu tu gali žaisti 3 prieš 3, nu tu turėtum tik 5 prieš 5. Su visom taktikom, su visom trenerių schemom. Nu jeigu tu gali apsiginti 1 prieš 1, tu gali sustabdyti 1 prieš 1 puolime. Tai tu rasi savo vietą 5 prieš 5, tikrai. O kad reikia atskirti žmonėm 5 prieš 5, nu 3 prieš 3, arba tu žaidi ten, nes, nu, kitaip tu nespėsi, nu, kontaktas didelis, rizika traumą gauti, nu, milžiniška. Ir vėlgi, aš nepatikau top klubo 5 prieš 5, aš nežaidžiau Eurocup'e, Eurolygoje, FIBOje ar dar kažkur, žinai, ir aš galvoju, ašgi dirbu darbą, tai kur man geriau užsidirbti? Tai varau į 3 prieš 3, važinėjau po pasaulio, po turus, renku savo reitingą į olimpinės, jeigu prasimušu, why not? Gaunu stipendiją, gaunu viską tada, ko noriu. Iš 3 prieš 3, ne iš 5 prieš 5. Ir va taip gali nuo gatvės ateiti iki olimpiados. Bet apėjęs visus top klubus ir va gali reprezentuoti Lietuvą. Ir va tau 4 bronzą. Tu gali turėti. Dabar uždirba daugiau negu tie Eurocup'o žaidėjai lietuviai, tai kurie 100%. Tai va kalbos nėra, žinai, kur tu gausi. Stipendijos, klubiniai turnyrai, dabar premijos, tai jie čia... Top klube tu turi žaisti. Susirenka kokį dimšos algelės. Vat būtent, aišku, čia yra respektas jiems, nu prisiminkim jau tokį, jau galėjom mes ten būti. Nu vat nepaėjo, dar 3 metai, kaip sakė Dainis, mes nuo vasario užsidarėm, pamiršom 5 prieš 5, pamiršom salę, viskas. Ėjom tik į tai, nu ir va, tau yra rezultatas. O kad tu, kaip sakai, nuleidau galvą, tik pasižiūrėjau kažką, žinai, aš irgi dirbu, tik ten veiksmas kažkas, nuleidau galvą, pasitikslins kažką, pasižiūri, jau 2 taškai kažkur prapuolė, jau viskas. Tai va, dinamika tokia, kad va tai kabina. Netikėtumas, atsitiktinumo faktorius, traumelė kažkokia, žinai, saulė, vėjas, lietus, dar niuansai savotiški. Taip yra, nu, sudėliot viską, sustatyt, yra daug sunkiau. Daug. Lažybininkams tai yra daug sunkiau viską sudėlioti, negu, nu, Amerika pirma, nu, Prancūzai antri, nu, Serbai treti, nu. Daugiau mažiau aišku, nugi Puerto Riko nieks nestatė į pirmą vietą ir kitų komandų. Tai va, tai šitoje vietoje yra žavesys. Man patiko, man smagu, pirmyn, idėja gera, kad liktų, kad nebūtų breiko ir respektas tiem žmonėm. Man patiko. Prieš 2 savaitės irgi, kai Dainių bombas įsadinės, Augustų irgi kalbėjom į pačią pabaigą jau, kad, nusakom, kas vis tiek labiausiai lems. Ir visi priėjom aiškios išvados, visi tą patį, kad psichologija. Dainių sako, nes mes tiek ruošiamės dabar tom olimpiniam, kad, nu, sunku su kažko sulyginu. Tai jeigu 5 prieš 5 ruošiasi sezonui ten kiek, mėnesį, pusantro, ir tada, aišku, sezono eigoj tu
dėlioji kažkokius pakeitimus. Bet čia mes gryno pasirašymo 5 mėnesių, kur jau tokio, kur net sako, kur jau net vemt verčiau ir tie patys veidai, žinai, ir tos treniruotės irgi nėra, kad kiekvienas iki ten skirtingų kažką prigalvoji. Meti, suki tos derinius, tą štangą kelnoji. Nu ir sako, mes tiek esam pasiruošę, kad vienintelis, kas mums gali sukliudyti kitų medalių, bent jau turėti progą tos medalius laimėti, yra kažkaip psichologija. Tai ir su tuo tvarkydamėsi va tokį irgi įdomų ir nežinau, ar prieš tai buvusi sprendimą, kad išsitrynė visus socialinės medijos, susitarė, kad išsitrinkim. Ir po pirmo mačo, kai Vingelis ten labai grubės klaidas kelias padarė, ir mes matėm komentarus kokie, jau nebe Vingelis, jau Bingelis, nes komikas ir ten kažkaip per žaidėjas, ir aišku, šūdų lavina didžiulė, ir kai jie to viso nemato, tai labai yra gerai, ir antras mačas vėl nepaėjo. Aišku, tas pirmas gerai, kad su Latvijais, nes, kaip ir tokio spaudimo nėra, kad būtinai mes turim nulošti, ne mūsų tiesioginiai varžovai. Bet antras jau pralaimėtas, jau antras ten jau kirto gerai. Taip, Šaras sakė, buvo, aš irgi kaip tik atvažiuoju, man atrodo, prieš 3 ar prieš 4, kad sako, Šaras jau, taip žemai galva nuleista, kad jau sako, mes jau visi einam kalbėti su Šaru, Šaras, palūžęs, žiauriai, stipriai. Ir tie psichologiniai dalykai, galiu kelis paminėti iš vidaus, kokios buvo priemonės naudojamos psichologinės prieš jau tos svarbiausius mačus, prieš ketvirtfinalį, prieš pusfinalį, prieš dėl 3. Tai neatsimenu, kas iš žaidėjų, gal net iš žaidėjų, tiksliai nepasakysiu, kas sugalvojo tokį dalyką, kad kiekvieno žaidėjo giminės arba draugės, žmonos, sesės, tėvai nufilmuotų palaikymo video. Tai tas vienas davė idėją, kažkam pasakė, kad suorganizuokit ir padarykit. Tai padarė, žodžiu, kad visi nufilmavo video, kad mes susitikim, kad kaip bebūtų, žodžiu, ir jiem prieš rungtynes visiems parodė. Jie nežinojo šitą. Jie nežinojo, jam parodė šitą dalyką. Labai gerai. Tada Rolandas Kaisgirys eidavo prieš kiekvieną mačą irgi pasakyti kalbą ten. Prieš serbus irgi papasako apie visą tą priešistorę, kad kiek mes jiem galim pralošti, apie politinį aspektą, kad truputį pykčių irgi paduoti, paminėti rusų tos šlikštynės. Ir kiekvieną kartą Rolandas irgi vis rasdavo kažkokį kampą. Tai vienas iš organizacijos 3prieš3, vieno iš žmogaus sveikatos problemas pasakė tokias rimtas, apie kurias žaidėjai niekada nežinojo. Jie žinojo tą žmogų, kad jis yra dalis organizacijos, bet irgi papasakojo, kad ir dėl jo. Tai tada prieš dėl 3 vietos Jonas Mačiulis irgi nufilmavo video atsistojęs ten savo namie prie marškinėlių, prie medalių, prie savo trofėjų lentynos, irgi ten minutės laiko tokį labai stipriai motyvacinį, kad sako, ne tik už save jūs turite, už visus, kurie jūs palaiko, už Lietuvą, žodžiu, irgi labai, ir po visko jau po to, ir Džiaugys, ir Matulis sako, kad tas video, sako, žiauriai užmotyvavo, kur atrodo, tas banalus tas pats dalykas, atrodo, visi tą patį žinom, nieko stebuklingo nepasako, ko nėra girdėję, bet sako, kai tau sako žmogus, kuris yra pasiekęs, kuris žinai, kad dėl Lietuvos viską atidavė, tave kitaip užmotyvuoja. Ir tas psichologinis man labiausiai atsispindėjo paskutinėse gal 2-3 minutės su Latvijos dėl bronzos, nes mes turėjom 7 pražangas, tai reikėjo neprasižengti, nedaryti durnų klaidų, sumest baudas ir nemest ten skubotų kažkokių metimų. Ir visus tos 4 jie užpildė, jeigu pažiūrėtume pabaigą, tai idealiai sužaista pabaiga buvo. Tai kai labiausiai reikėjo, tai ta psichologija ir veikia labai stipriai. Ir šiaip labai džiugu už tos visus vyrus, nes jie neišlepinti dėmesio, jie niekada nėra jo gavę. Iš pinigų pradėjo gauti dabar normalių. Jie visiškai paprasti tokie savi ir tu ten, aš ten Gintą gal pažinau asmeniškai labiau, kitus ten taip tiesiog, bet ten, žinai, su juos sveikinim, jums po pergalės, jie apkabina taip kaip savo, žinai, ir dėkoju už tą palaikymą, sakom, čia atrodo, kad šitą saujelę nieko, bet sako, mes ten po metimo įmetam, sako, taip, akies kampeliu pamatom, kaip mes ten, sako, atrodo, kad jūs ten išvirsit iš to balkono, ten viens per kitą rėkdami, sako, ir čia atrodo maži dalykai, čia jums gal atrodo, kad nieko nereiškia, bet sako, jau kojos vos velkasi, nes 10 rungtynių. Ir sako, ta emocija, irgi kažkiek tos minim duoda jėgų, nes, pavyzdžiui, kiekvieno irgi iš tų karjera irgi labai skirtingai buvo, kad Vingelis buvo baigęs karjerą, prikalbino Dainis grįžti. Pukelis jau 2-3 metai, LKL klubą jam skambinėja ir jis neina į tą LKL, nes paukoja. Jei nedaugiau. Jeigu nedaugiau, tai tu turbūt, atsimeni tos dar žaidėjai kalbas, kad jis ten, jis NKL per geras būdavo. Jo. Ne, aš tų kalbų tai nežinau, bet tiesiog girdėjau, kad jau ten jį senai bandė kalbinti, nes jau tada, kai Šilutį
kartu žaidėm, tai irgi jau buvo tikrai O pilas su Geras. Džiaugiu, tu nežaidai kartu? Ne, tik su Pukeliu. Nes Džiaugis irgi šilti buvo. Džiaugis turėjo irgi ten sveikatos problemų, ten jam buvo su ausim berods, jeigu neklystu. Nu, žodžiu, kad jis buvo vienas geriausių NKL žaidėjų ir jam ten vieni metai tokia vos neiškrita buvo, nes tiksliai nepasakysiu, bet kažkokia keista tokia trauma buvo. Tai irgi buvo labai suabejotina jo galimybėm. Šiaip formatas to viso 3-3 tai toks. Labai teisingas, aš sakyčiau. Kiekvienas uždė su kiekvienu. Vat, jokių X-file. Ir padėjo lietuviams, nes įsivaizduokit, būtų, tarkim, grupės 2 po 4. Taip, ir tada būtų bėda. 2 pralaimi ir ką gali sakyti, kad tavo turnyras praktiškai gali pasibaigęs būti. Jo, dabar būtų viską nusinešę, būtų Olandams nepralaimėję ir gal ir būtų ketvirtfinalį prašokę. Ir dar būtų antri ir būtų iš karto į semifinalą iššokę. Bet aš manau, dar ir geriau išėjo. Dar geriau nuo Olandų gavo, dar vienas toks, žinai, smūgis, po to atsitėsi, po to maestro su visa komanda pastatė į vietą, va, ir tada jau, žinai. Kaip buvo smagu matyti, nes jie pirmose minutėse ten tie taimautai, to, žvengia Maestrovičius, ten irgi išvengė ten labai, nu tokie labai mandri, labai, taip, ir dar smagiau tik buvo ta jų. Čia dabar apie serbus. Apie serbus, kai žaidė, dirbam. Įsišiepė ten pirmą minutę, jie ten labai jau kiti. Nerealus mačas. Kaip mačiau tai. Bet tai, žinai, va, tu, Haris, sakai, savyje ten, nu, vien ten apsikabint gali prieiti, žinai, bet tai man, pavyzdžiui, moteris žaidžia, amerikietės, nu gerai, nu, sunkiau žiūrėti truputėlį, kaip moteris žaidžia, lėčiau, viskas, žinai, kontakto mažiau truputėlį. Pataikyti joms ten yra sunkiau. Sėdi Durantas, pavyzdžiui. Vat sėdi šalia visiškai, tu vis tiek 3-3 būdamas, kaip ir tie mūsų vyrai, ne to lygio, gal sakykime, ne, bet čia sėdi Durantas šalia tavęs, nu tai wow, žinai, jeigu tu žiūrovas apskritai net gal į aikštelę nebenori žiūrėti, žinai, atėjo Durantas, pasižiūrėjo 3-3, Vingelis po pergalės, Gazolė glėby, žinai, nu tai kažkas tokio, nu klausyk, Garbachosa, žinai, Dirkas šalia, nu tai vat, nu matai, kažkaip tiem, kas žaidė, tiem, kas, nu, kosmosas, pasaka, aš tai neįsivaizduoju. Svajonių išsipildymas, aukščiausias lygis, žinai, temps tie vyrai iki Los Andželo netems, bet jie pionieriai. Vat jie pramušė šitą. Niekas nebetims iš to. Vat jie, viskas. Čia istorija yra, mes 24 metus to laukiam ir nesinori dabar spekuliuoti. Čia mes elitas, ne elitas, čia toks krepšinis, čia kitoks krepšinis, bet olimpinėme turnyre mes turime 4 krepšinio medalius. Nu, tai va, testinumas, nuo kur praėjo. Ten 92, 96, 2000, okei, viskas gerai, ta karta, kita karta, dar viena karta, paskui duobelė, paskui išvis be dalyvavimo, žinai. Ir dabar paaukšt, va taip, aš žinai. Nors Dainis labai drąsiai kalbėjo. Bus neįprastai, sakyčiau, drąsiai. Labai drąsiai kalbėjo. Spaudos konferencija, matai, kaip Vydas, šitie vyrai jau pateko, jau top 8 jau gerai. Dainis, sako, mes medalį važiuojam, jis nutraukė prezidentą ir sako, kad kokie čia muistimais, nu ne, mes važiuojame medalį. Tai va dar vienas argumentas jiems, dar daugiau garbės, nes dabar pasižiūrėkime visų olimpinių žaidynių, komandinių sporto šakų turnyrus, bijau dabar sumeluot, bet ar buvo nors vienam turnyre tik 8 komandos? Aš nekalbu ten apie irklavimą, pavyzdžiui, kur ten sėdi 4-vietė. Nu, vis tiek, čia kiti dalykai, bet paimk tinklinį, rankinį, paimk futbolą ir vyrų, ir moterų tos pačius, ir 3x3. Nu, moterų, aišku, toks pat formatas. Bet tai tik 8 komandas, tai va, tu patek į top 8, žinai. Nu, čia kažkaip, nebuvo žemynų skirstimo, pavyzdžiui, pagal reitingą susirinko. Ten pagal reitingą ir pagal atrankas. Taip, atrankas, ne taip, kad tau, žinai, ir klaime, pavyzdžiui, ten, Jėzų, pačioj pradžioj kvalifikacija, todėl, kad ten pagal šalis, pagal žemynus atskirtai, plėtrai, bet iki tave sutaršo ten 10, 12, 15 sekundžių, tai yra neįdomu tiesiog. Bet va tokią poziciją pasirinkus federacija. Plėtrai, leis visiems sudalyvauti, pritraukti, sudomint, rinka didelė, palankios oro sąlygos, saloj gyveni, aplink vieni vandenis ir klok, žinai. Dabar būsi sunešiotas skaudžiai, bet, jeigu atlaikysi, nepradėsi galvoti, kad niekam tikės, tai va. Einama tuo keliu. Čia einama kitų keliu. Pabaiga dar apie 3x3 noriu dar kitus žmonės irgi tos paminėti, kurie irgi buvo labai labai svarbi dalis, bet tie kiek mažiau natūralu gauna to dėmesio. Ir šiaip tie krepšininkai mūsų, kaip sakėm, neišlepini dėmesio, tokie kuklesni, tylesni, uždaresni. Ir tas būdavo Dainius, tas veidas ir balsas ir charizma, visas tas sprokstantis. Visas rūporas. Tai apie Dainių ten iškalbėta, jau meilės atiduota, tai apie jį net nebekalbėsiu. Bet irgi reiktų prisiminti nuo pat pradžių, kad kas iš vis pirmasis, kuris tuo metu atrodė kaip beprotis, patikėjo, kad iš vis čia kažką galima daryti. Rolandas Kaisgirys buvo.
kuris pirmas ėjo pas federaciją, pas Sabonį tuo metu ir atsakė, reikia steigti, reikia, čia bus olimpinė ir ten už metų ar kiek įsteigė asociaciją, jinai tapo olimpinė. Ignas Grinevičius irgi atidavęs belė kiek ir finansinių išteklių, ir emocinių, ir laiko išteklių. Vieną tą dar pastebėjimą, Hari, metų jau gal nežinau, 3-4 kokie. Aš neatsimenu, iš kur mes grįžom iš LKL, kažkokių rungtynių grįžom ir ten Ignas važinėdavo, nes jis studiją vesdavo per pertraukas. Mes veždavomės Norfo stalą, su Busiku važinėdavom, tada, žinai, ir Ignas, aš dviese važiuojam tik tai, nebuvo daugiau pašnekovų. Ir atsimenu, grįžtam ir ten reikėjo palikti Busiką Olimpiečių gatvėje prie upės, ten va. Ir aš sakau, Ignai, ką tu dabar, žinai, ką tu dabar darai, kur tu dabar? Sakau, aš tai ten namo varau, man ten rytoj pamokas, man tas anas. Ignas, baigtų, sako, ką aš darau? Važiuoju, sako, prie Balto tilto krepšį montuot, varštus sukt, sako, važiuoju, va ten turnyras, va, o matai, jis grįžta naktį ir va, jis važiuos kažkur dabar, varštus sukt ten aikštelė, kažkas ten buvo negerai, kažkokių ten buvo nesklandumų tokių, o jau gili naktis, ten jau po 11 gal kažkiek, ir va, žmogus važiuos varštus sukt, kur atrodo, nu, tikrai ne jo darbas yra tą daryti, bet jis važiuos tą daryti, va, ten rūpinsi, žiūrės, ten, kad viskas būtų sklandu, rytoj rytą jau prasideda turnyras, žinai, ir tu negali nusimest, kažkam suskambinti, kažką įpareigot, kažką suvadovauti, žinai, nes aš girdi pavargęs esu ir aš nebegaliu to darbo atlikti, nieko panašaus. Pats važiavo sukt varžtą. Tai va, tokios mažos istorijos. Tai va, Ignas. Jo, man tada galvoju, aš nieko savo, taigi tu vis tiek, tu turi pareigas. Ir galvoju, dėl ko tu čia tai darai? Taip. Tuo metu tugi neprojektuoji, kad dabar, nu tai čia kažkada medalius laimėsi. Niekas nekalbėjo apie olimpinės, niekas, minčių tokių nebuvo. Aš net galvoju, gal tai net dar prieš tokie buvo. Net dar prieš aną atranką. Kai irgi tai atrodė, utopija, svajonė, kosmosas. Nuvažiuoja 3-3 į olimpinės. Dar komandos vadovas, dar Paulius Streikus toks irgi buvo, jisai bičiukas baigė sporto vadybą Olandijai berods ir vyko tas po pandeminis, kur kaip garsusis vienintelis krepšinio turnyras pasaulyje tuo metu vykstantis Hoptrans 3-3 Palangoje. Ir ten kažkaip, ar Ignas jį sutiko kažkur, ten naktiniai programai ir maždaug, va čia norėčiau dirbti su sportu, su krepšiniu kažką. Paėmė Paulių irgi dar tuo metu, ten jauną 20 kelių, ką tik baigusi mokslus ir jis visą tą kelionę irgi kartu, kur ten vienam žmogui reikia suprasti, kad čia matom tą rinktinę, bet yra dar ten U18, U21, U23 moteris, vyrai, vyrų nacionalinė, moterų nacionalinė, tai tu vienu metu ten visiems bilietus, visiems viešbučius, nu žodžiu irgi, kaip ir Ignas, kaip ir varžtų sukinėjo, tai net nebejoju, kad ir Paulius ten nuo A iki Z darydavo, tai irgi labai smagu matyti už šitą bičią. Prisiminiau turnyrą, ten prie Balto buvo Rimanto Kaukėno paramos fondas. Tai va, tai Kaukienui pagarba jau už tai, kad jis tą turnyrą daro. Dažnai. Ir va, Ignas ten važiavo dalyvauti, prisiminiau dabar. Jo, ir Algirdas Stuknys, atletinio rengimo treneris, kuris pats buvęs lengvaatletis. Jis kažkokį, man atrodo, gal net rekordą turi, kažkurios rungties geros buvo lengvaatletis, bet vietinio lygio. Ir irgi su juo buvau susitikęs ir irgi sako, blemo svajonį gyvenu, žinai, eina visokius tas, kur kaip aš Lebrono, žinai, pamatau, tik jis prasilenkė olimpinę miestelį ten su tas Noah Lyles sprinteris, ten, žodžiu, jis sako, kosmose gyvenu ir irgi jo indėlis, kad, kaip sakėm, 10 rungtynių tos kūnus kažkaip palaikyti gyvus. Taip. Tai irgi Algirdui didžiausia pagarba ir Mykolas dar daktaras buvo. Tai žodžiu, visi šitie vyrai, kurie gal mažiau kažkiek dėmesio irgi verti kiekvieno to plojimo ir kiekvieno to laiko ir tų šūksnių už Lietuvą. Nu ką, einam prie krepšinio, kuris Augustui patinka labai. Barą dabar einam. Aš beje irgi paskutinės dienas žiūrėjau, aišku, žinot, rezultatą sunkiau žiūrėti, bet USA Serbiją pažiūrėjau vakar. Tai žiūriu ir... Kmonė. Jo, finalas čia turėjo būti. Vis dėlto. Ar čia buvo finalas, Augustai? Čia turėjo būti finalas. Nu, prancūzai... Ne pirmą prancūzai. Iššūkį. Ne, taip, ir amerikiečiai nežaidė tikrai finale, sakyčiau, kad gerai. Dėl to ir reikėjo Stefo Curry ant žmogiškumo rungtynių gale. Reikėjo, kai įmetė paskutinį? Jo, mes žiūrėjom ofise. Tai su Vadgyčiu, kuris irgi video daro kolega, su vienu mano draugu, tai jau ten po to ketvirto, tai pašokį iš vietos pradedi ten rėkti ir tada po 10 sekundžių išgirsti, kad eterį Rytis Višniauskas vis dar rėkia ir ten pasaka, kad tai yra absurdas. Kad mes sėdim podcastuose, analizuojam taktikas, derinius, o tada ateina, sako, Karis tiesiog per du žmonės metų. Labai gerai buvo. Kokios taktikos, žinai. Bet tiesą pasakęs, nu irgi
jeigu būtų daugiau tos taktikos ir jeigu būtų daugiau geriau amerikiečiai pasiruošę, tai nebūtų reikėjęs Stepho Curry ten tų visų absurdų, nes, finale tai amerikiečiai, sakykim, taip sakau, tikrai nežaidė gerai, mano nuomonė. Nepaisant to, kad laiminėjo prieš tą komandą, bet, tiesiog prancūzai labai yra paranki, sakyčiau, kad buvo jiems komanda. Kiek prancūzai buvo neparankus vokiečiams ir Kanadai prieš tai, ketvirtfinalį ir pusfinalį. Tai vat prieš amerikiečius jie nelabai turėjo ką pasiūlyti. Tai, bet ten buvo ir pusfinalis, ir finalas amerikiečių, kažkas iš kosmoso srities. Šiaip man sakyčiau, kad turbūt vienas, jeigu pati olimpiada, irgi sakyčiau, kad turbūt geriausiai, kiek esu matęs, tai kad krepšinio turnyras aukščiausio lygio, su geriausia istorija, su geriausiais veidais, su vienais iš geriausių NBA žaidėjų apskritai. Kurie ir ištraukė, gali sakyti. Kurie ir ištraukė ir pusfinalį, ir finalą su tokiais metimais rungtynių gale, tai čia turbūt geriausias turnyras krepšinio, koks yra buvęs. Viskas kaip suskriptinta Netflixo serialui. Visiškai, tą patį sakiau. Žiūrėk, Augustai, klausimas tau tada, kaip tu galvoji, gal amerikiečiai pasėdė truputėlį buvo, nes vis tiek su serbais jau tokį gavo smūgį gerą, atrodo, jau tu turi, tai finalas, žmonės, pasimokėm jau, kodėl turi žaisti prašiau. Tai jo, bet tai, žaidė taip, kaip galėjo, prancūzai, tu sakai, palankus jiems. Pavyzdžiui, kaip sakyti, prieš aikštės gynybą, kurią serbai panaudojo pirmą kartą turnyrę tik pusfinalyje ir amerikiečiai pirmą kartą zoną sutiko irgi pusfinalį. Tai jiems jau buvo toks netikėta. Prancūzai tą patį padarė finale ir amerikiečiai gal tik tais vieną ataką įmetė prieš 8 ar 9, kai prancūzai gynėsi aikštės gynybą. Ir akivaizdžiai ten buvo pasas, tu ten kažkur kirsk, aš ten kažkur kirsiu, gal kažkas gausis. Tai tu su tokiu planu ir lieki rungtynėse, po to duodi šansą prancūzams grįžti rungtynės. Bet prancūzai taip nepataikė kaip serbai, kai ten per 3 kėlinius susimetė, ten 50% sumetė. Bet serbai 17+ galiausiai vis tiek 15-26 tritaškai per 3 kėlinius pusfinalyje, ketvirtam kėlinyje 0-9 arba 0-10. Ir ten gali kaltinti teisėjus ar ką, bet gali ir pasižiūrėti į savo realiai laisvus tritaškius pramestus. Tai ir buvo Agnienas Dobričius, kur turbūt laisviausias pramestas tritaškis istorijoje. Prieš jį tarp jo ir krepšio nėra nei vieno žmogaus. Va taip, jeigu tiesiai linija pasižiūrėt. LeBronas, kuris yra pirmas tiesiai linijai prieš krepšį, stovi po krepšiu, laukia, kol pasimsiu kamuolį ir galėsiu išmesti greitą ataką žmogui. Ir nepataiko. Jokičius irgi ten 6-0 ar 7-0 tose rungtynėse tritaškiai, 5 laisvi pick and popuose prieš Joel Embiidą. Tai serbai tikrai galėjo pateikti tą sensaciją. Ir po to net ir vokiečių treneris sakė, kad serbai turėjo būti finale su amerikiečiais, ne prancūzai. Ir Pešičius tą patį sakė. Ir Pešičius, jo, irgi. Bet Pešičius... Jis toks. Jis atsimenat, ką sakė? Subjektyvus šiek tiek. Po pirmo mačo, ką sakė. Kad čia geriausia visų laikų rinktinė? Ne. Mes apie jas negalvojam, sako visai. Kaip apie Ameriką negalvojam? Jo, patį pirmą, kai gavo, sako, mes apie jas negalvojam. Tai, matai, toks, fake news. Kaip tu negalvoji, kaip tu pasirašai, kaip tu susidėlioji, žinai. Kaip tu susigynai, pataikiai, okei, žinai. Bet tai vėl buvo pasakymas toks, amerikiečiai. Tai kaip su to Pesičium yra, mes jo kaip ir nevertam Lietuvoje, tas naratyvas yra, kad čia senas oldschoolinis treneris, bet kad zoną pastatė, ar čia kažkas genialaus, ar čia labiau amerikiečių nesirašymas taktiškai. Tai kodėl kad, tiesiog statyk į kampus, ne? 3-2 ten, kaip mačiau, ne? Daugiausiai buvo. Tokia 2-3 miksuotas su individualiais šiek tiek dalykais. Tokia jo, bet kad kampai dažniausiai būdavo vis tiek laisvesni. Bet tose kampuose ten Karis nubėgdavo nebe nuo vidurio ten. Šiaip, jeigu apie Pešičių kalbant, tai gal po to nesėkmingo Eurolygos pabaigos jo su Barcelona ten tas buvo, tada 22 Eurobasketas, kurie prieš Italus pralaimėjo, tikrai prastai atrodė ir nors buvo ir Jokičius toj komandai, ir Micičius. Bet, kaip jis sudėliojo komandą praėjusių metų pasaulio čempionate, be Jokičiaus, sidabras, šiais metais bronza su Jokičium, kur komanda atrodė, turbūt antra geriausia komanda turnyre buvo. Ir tik dėl to, kad sutiko JAV pusfinalyje, nepasiėmė aukso arba sidabro. Tai sakyčiau, kad, vis tiek, treneris parodo, kad turi savo klasę, treneris galbūt prisitaiko, kiek yra tekę daugiau girdėti, kad, ta prasme, duoda asistentams daugiau įtakos turėti komandai, šiek tiek pakeitė gal požiūrį per paskutinius kelis metus, nes gal pamatė, kad ir jam nesiseka. Tai, aukščiausias lygis ten ir kitos taktikos buvo sugalvotos, ne tik ta zoninė gynyba, tai kiekvienos rungtynėse puikus planas, labai agresyviai žaidėjai ginasi
ir puolime irgi, kaip sudėlioti aplink Jokičių viskas labai gerai. Aš dabar galvoju, ar nebus Pešičius vyriausias olimpinėse medalių nusinešęs. Iš trenerių. Gal koks Ivkovičius galėjo būti? Galvoju, kad... Nežinau, istorinės statistikos nežinau. Ivkovičius nebus, aš manau, kad... Gali būti. Tai va, Pešičius gali būti vyriausias su bronza, 70, virš 70. Jo, bet jis emociškai labai aktyvus, jis ten su teisėjais, ten kapojasi, pastoviai skeričiojasi. Šiaip dar irgi skaičių neseniai mačiau, kad mes jau, kaip sakom, kad kokybinio prasme buvo geriausias turnyras visų laikų krepšinio, tai buvo dar ir lankomiausias, čia kalbant apie olimpinės. Tai bendras skaičius su moterų apsilankė 1 708 000 žiūrovų, tai čia yra rekordas. Aplenkė Atlantos 96 olimpiadą su 40 mažiau rungtynių. Prasme, kad Atlantoje formatas buvo toks, kad sudėjus vyrų ir moterų mačus, mačų daugiau buvo, bet žiūrovų buvo daugiau čia. Kur atrodo, ten amerikiečius turėjo soldautai būti visur. Taip, Lili vyrų ten buvo 95% gal užimtumas visų rungtynių, moterų ten virš 9 irgi. Tai, ką ir kalbėjom apie atmosferą, apie tai, kad biletai įsitraukimą. Tokie. Tai jau ten, sakau, už tiek, kiek aš ten lubose buvau. Jūs kiek ten mokėjot? 3,8 buvo. 3,8. Jo, bet matai, buvo galima laukti rungtynių dieną ir mes jau bevažiuodami žiūrėjom biletus likus keliom valandom, tai buvo ten galima rasti ten už 100 PM, bet, žinai, nerizikuosi. Lauksi, o gal neliks, gal bus soldautas, tai moki daugiau ir žinai, kad o ten žemai kiek? O ten, kur žemai jau ten prasideda tie hospitality pekai, tai ten sakė nuo 6,000 prasideda. Bet ten jau ten su vipuku jau. Maistas, ten gėrimai ir ta jau ta pirma ta sekcija, tai ten grupės, ten sakė nuo 6,000. Tai čia tai finalai, tai aš nežinau. Čia grupės mačas. Čia grupiai. Grupės mačas. Tai Paryžius, nežinau. Ten. 10. Tai visas priekis ten išdalintas turbūt visiems Karmelo ir Lebrono vaikam. O ten viršui, tai jau ten turbūt. Tai vis tiek nuo 1000 kokie. Ne, mums suvokiami skaičiai turbūt neįperkami. Ir arena pilna. Tai va, ir buvo ir kokybė, ir įsitraukimas į žiūrovų, ir intriga, ir kaip sakėm, ir tos istorijos nueinančių žaidėjų. Šiaip ta istorija, kur buvo tas visas Eurolyga versus NBA debatai, čia kuris geriau žaidimas, kuri geriau ten ta strategija. Šrioderis su KD. Tada Noah Lyles World Champions of What istorija praeitų metų. Tai dabar, kad va čia praeitais metais surenka pasaulio čempionato komandą amerikiečiai ir nelaimė. Ir tai jau čia gal jau Amerika šiek tiek susviravus tas jų dominavimas krepšinį, mums reikia surinkti tada Avengerių tą komandą, didžiausi veidai paskutinių 15 metų NBA. Ir va dabar jau laimėsim, dominuosim. Ir tada gaunasi vis tiek taip, kad tu pusfinalį pralaiminėjai kosmiškai ir tau prireikė visų tų 3 antžmogių, Lebronas ten tas sekvencas, Lebronas KD ir Stefo tritaškai ir tada finale dar tau reikia 4 irgi Stefo tritaškų per 2 minutės 12 sekundžių. Sakau. 2 mačai tie paskutiniai tokie vis tiek, bet taip tai amerikiečiai nuėjo ten, nes statistikos lentelėse rezultatyviausi, naudingiausi, atkovoti kamuoliai, asistai, ten jie grupė. Tai gali sakyti, kad išlindo. Ne, tai apie grupę, tai čia kalbėti nereikia, čia visiškai, ten brazilai, sakykime irgi, ne ta komanda. Jo, bet tiesiog... Su pagarba Marcelinė, aišku. Šiaip, turbūt vienintelis neįdomios rungtynės tai buvo amerikiečiai su Puerto Riku, pačios neįdomiausias visam turnyre. Kur nepyk, Harry, bet turbūt mažiausiai intrigos buvo ir aišku buvo gražu žiūrėti, nes buvo visiškai greitas krepšinis, daug dėjimų. Ne vieno Lebrono dėjimo nespėjau užfiksuoti. Ja. Bet pavyzdžiui, visose kitose rungtynėse, visose kitose grupėse, tai buvo atkaklu, gražu žiūrėti, gražus momentai. Jo, ispanų gaila. Ispanai, Brazilai, Japonija buvo kaip gražu žiūrėti, Puerto Rikas. Japonus apvogė realiai prieš prancūzus. Taip, su Pietų Sudanu irgi jų istorinė pergalė, tai nebuvo neįdomių rungtynių. Ir tas tikrai lygis buvo labai labai aukštas. Šiaip irgi Kari pažiūrėjau skaičius, kad Karis per lemiamas rungtynės 60 taškų sumetė, nes iki tol žiūrint, net man irgi tas vienas rungtynės, taip, kur į Embidą žiūrint, kur buvo toks abejonės, ne? Ir su Kariu panašiai, kad, savo čia matai, kai siauresnė aikštė, biški gynybos labiau ir jau nebetoks tu kietas. Ir tada Kari, žinai, ir tada pala, patylėtas. O tu žinai, statistiką nematei, kad jisai iki pusfinalio... 5-20 buvo? Jo. O po to 17-26. Taip. Jo, po 115-26, kai labiausiai reikėjo. Jo, ir jis yra tas toks, kur... Nes paskaičiuok, jeigu per 4 prieš tai, ne 20, tai po 5 tik 3 taškus mesdavo.
Tai reiškia, va, tas yra, kur sako, užsidega kaip NBA 2K žaidime, jeigu bliksit pradeda, tai ir net kaip ir pats žaidimas būdavo, persivarydavo aikštę ir KD ir LeBronas neforsuodavo žaidimo po tų kelių karių tritaškio, ieško kario. Jau visi supranta, kad jeigu karis 2 įmetė, viskas. Tik per jį. Taigi po to LeBronas taip ir sakė. Tai tas paskutinis tritaškis buvo prieš tai jau 2 atakas iš eilės, kai prancūzai Stefą dvigubino. Ir man labai patiko, kad kai pirmą kartą nusimetė, KD padavė ekstra perdavimą, man atrodo, Bookeriui kampą, Bookeris veržiasi palei galinę ir vietoj to, kad ten bandytų mest ar kažkam kitam nusimestų, būtent Stefui pasas, Stefas pagazina 3 taškai. Ir aš toksai, amerikiečiai žino, kur susirasti, neforsuoja įvykių ir suranda tą žmogų, kuris yra karšta ranka. Ir tada paskutinė ta ataka irgi 2 žmonės. Nusimeta Stefas Durantui kamuolį, Durantas net nežiūri, kur ekstra perdavimą paduot, jis iškart atgal Stefui perdavimą ir tada jau jis meta ir ten yra toks screenshotas sustojęs, kur Stefas meta per 2 žmonės tokį vaivorykštinį metimą ir stovi LeBronas ir KD, visiškai laisvi ir tiesiog žiūri ir vienintelis žmogus pasaulyje yra, kuriam tu gali nieko nesakyti už tokį metimą, kad jis nepaduoda perdavimo, KD. Net jeigu ir neįmes. Net jeigu ir neįmes, jam nebūtų nieko sakę. Tai jis turbūt yra vienintelis žmogus pasaulyje tokioje situacijoje. Ir tenai sakau, kosmos. Nes tas metimas tokia emocija būna, kur žinai, kad irgi šiaip sužaidži su kažkur ten krepšinį ir kažkas met, ką tu, manėt? Tai irgi panašiai karis. Bet ten net nebūtų to. Jo, čia su kariu yra kitaip. Bet net ir kariu šitas atrodo, jau nerealiai sunkus. Ir žiūrėt, atrodo lubas pramuš. Bet ir man kas patinka, kad su kario tritaškiais jie nėra, kad jie kada nors liestų lanką. Dažniausiai. Jis labai aukštai meta. Ir tada gerai leidžiasi. Bet ten tai sakau, in and outas, per nugarą, driblingas, atšokė atgal, realiai tavo kūnas žiūri į tribūnas, išmeti pasisukęs, atšokęs atgal per 2 žmonės, neaišku, kokia trajektorija įkrenta kamuolys. Už ką sirgot šiaip Serbiją USA žiūrėjot, nes aš taip viduj toks kaip ir mixed feelings, nežinau kaip išversti tokie. Už Serbiją, kažkaip vis tiek norėjos, kad LeBronas gražiai užbaigtų, bet kažkaip, noris, kad vaidina, kad nenugalimi ir čia kiti ir jos nukaltų. Be jokių... Už serbus, nes kiti tą politinį aspektą, aš irgi negaliu čia užsirti už serbus. Gana, nespekuliuokim tuo. Ko Jokičius dėtas, kad Putinas daro nesąmonės? Ko jis kaltas? Taip. Jis nekaltas. Ko Vanija kaltas? Ko ten? Dobričius, visi kiti, jie dirba savo darbą, o tie dirba savo darbą. Už ką tu, Augustas, irgai? Aš už Ameriką buvau. Norėjai, kad Amerika, ne? Jo, čia toks, čia nėra lengvo atsakymą, aš manau, čia jo, gali ir tie turi argumentus ir tie. Taip, kiekvienam savo, čia, sakykim ten. Tai iš vis tada nebežiūrėt krepšinio, boikotuot, nes Serbai žaidžia ir čia jų šalis turi palaikymą Rusiją. Taip, žaidė Lietuva su Serbija, gerai, tarkim, ten Serbija būtų žaidus su Latvija, tarkim, ar ne, aš aišku būčiau už Latvijas irgi, žinai, bet sakykim, 3-3, maestro pasikėlęs, pasipūtęs ten, būtų žaidęs su Kinija. Aš būčiau už serbus irgės. Europą, artimiau kažkaip, man taip atrodo. O būtų kokia Kinija žaidusi su ten, nežinau, paimkim Braziliją ir aš žinau, kad Brazilai yra stipresni, aš tada už Kiniją sergu. Kai nėra pasirinkimo, tada kažkaip dušiai visada nori, kad laimėtų silpnesni. Šiaip, aš tai nelabai žinau tas, už ką sirgai. Man taip, tiesiog už gražų krepšinį sirgai. Nes čia toks, žinai, atrodo, kad žiūri tai, kad Amerika gali paslysti ir ar tu nori, kad sugriūtų visas tas, ką dabar gavom visą tą tobulą istoriją, bet tada būtų sugriūvę ir visas, nebebūtume kalbėję, kad viskas būtų tobulą, ten nežinau. Džiugu, kad už serbus, nes taip, kad jie tą nenugalimą rinkti, nugalėjo. Pirmą mačą. Sunku man čia labai. Ne, aš taip nežiūrėjau kažkaip, nežinau. Tiesiog žiūrėjau ir džiaugiausi, kad toks krepšinis ir tai baigėsi. Taip, man Bogdanovičius. Ir žiūrėti, Bogdanovičius irgi, fantastiškas. Bogda, eiktų, jau pernai čempionate pasaulio, jau Bogda, visi žinai, dabar, Bogda. Bet Jokičiaus nuotraukos, kai laimėjo. Jokičius ten... Tas pilvas iškritęs. Bet matęs ten kažkur, aš dabar nežinau, kur žiūrėjau Sport Expresse. Aš vakar jau arklių varžybose buvo. Jo, ir Aldu nuo bariuko pasiėmė alaus įsipylęs, atsisėdo kažkas prie jo prisifotkinti. Bet kai ten jie stovėjo, man atrodo, Gudura priekį stovėjo, šalia jo, man atrodo, Dobričius stovėjo, kad ten sunkiai ant kojų stovėjo. Svyras. Jokičius? Jo, buvo Twitter'y. Svyras, paskui pagavo ten. Buvo kur Dobričius, man atrodo. Twitter'y buvo video, kur duoda 5 dirkas, ar Gazolis gal.
apsikabina ir kamera filmuoja ir akytas klapsi. Aš netą mačiau. Ne, tai visi serbai klapsinčios grinai matos stovi. visiškas pagirios. Pirmas Nežinau, pagirios ar vaizdelis dar girtas. ten su serbais, su alum, kaip pusę nusirengęs, ten liebauja jie tenai, užsivertęs jisai stovi. Žinai. O paskui antras stovi su komanda, visi, nežinau, kas ten buvo. Man tokius matant. Jis taip svyra, Dobričius tai laikė, taip, kad nenusvirtų. Nu, Sabas vis netėjo. Jokičius bent toks atėjęs virduliuojantis. Man matant va Jokičiaus visus šitos, va, su iškritusiu pilvu ir kitą dieną jau... Ir pažiūrėkime statistiką. Jo, su arkliais geria, man klausimas, žinai, koks kyla. Kas būtų, jeigu jis maksimaliai dar... Jeigu Lebrono darbo etiką jam duoti. Ar Kobės. Tai jeigu jisai taptų dar fit visiškai stipriu. Kas, nu, kur tada lubos yra? Jeigu jis... Kovoti kamuoliai. Jeigu jis su tokia savo... Nu, bet jisai... Fizinė kondicija. Pavyzdžiui, sezono metu. Ištvermės jis turi, jis nepavargsta. Tai vad būtent, kad aš norėjau sakyti, kad nu, jisai yra tas dalykas žinomas, kad jisai po kiekvienų rungtynių eina toliau, dirba Denverį, iš Tanginę, po rungtynių dar eina, po kiekvienų. Tada, kai tą pradėjo visa Denverio komanda irgi to laikytis. Ir šiaip, jeigu tu jį pažiūri, nežinau, ar daug kas pastebė, bet kaip jisai bėga, pavyzdžiui, į greitą polimą, vienas labiausiai, stabiliausiai bėgančių į greitą polimą žmonių aukšto ūgių. Nes kiti, kai jau pamato, kad yra šansas, tada bėga. Jokičius kiekvieną kartą, jeigu neduoda to perdavimo savo, tai jisai kiekvieną kartą, jeigu kažkas kitas varosi, jisai bėga į greitą polimą ir jisai lenkia. Ir jisai nesvarbu, kad jisai turbūt sunkesnis už 90% savo pozicijos žaidėjus, dažnai tikrai jos aplenkia. Ir net jeigu negauna perdavimo, sutraukia kokį žmogų, nes Jokičius bėga į baudos aikštelę, man reikia jau ten susispausti. Tai vat, sakyčiau, tas aspektas kažkiek pražiūrėtas gal pas jį yra. Ir tos jo kūno formos klaidingai įspūdžiai. Jo, jis nėra atletiškas. Mes gal ir žiūrim, bet daug raumenis, ne? Per mažai ištvermė. Aš dar atsimenu COVID laikus irgi ten jis buvo pasiviešinęs, kiek jis ten nusimetę svorio buvo, kaip jis ten dirba per COVID. Jis niekada sausas nebuvo. Nebuvo sausas. Jis raumeninas tiesiog yra toks, kad... Jis ir nebus, bet va čia kaip Augustas gerai pasakė, aš atsimenu, ant Šaras vieną kartą rėkė, ant dar Barsą žaidė Deivisas. You jogging, sako, žinai. Nes tai falas suvartė tenai, atsimenu tą timeoutą ir tikrai paskui rodo pakartojimą, jis ten, taip, žinai, kai krosiuką parkė ir falas su savo tokiais žingsniais sunešioja ten ir sumetė taškus iš pakašų. Aš tai manau, kad jo forma yra, sakyčiau, tokia kokia yra. Jis gera forma. Jam užtenka, ką jis turi. Tas balansas jo, nes jisai, kai jis žaidžia nugarai krepšį, tai jo masė ir jo raumenis, kurią jis turi, jis nesustabdomas yra. Buvo dėl 3 vietos žaidė prieš vokiečius. Tai jeigu jis gauna kamuolį 2 metrai ar 3 metrai, tai automatiški taškai. Tai ką vokiečiai bandė daryti? Taisas bando ten įstumdyti visai prieš jam gaunant kamuolį, jis priima kamuolį ant tritaškio ir net buvo ta situacija. Priima kamuolį bičas ant tritaškio, tu galvoji, Daniel Tais, you did a good job. Taip, dabar bus jau sunkiau Jokičiui. Gauna kamuolį, vienas driblingas, antras driblingas, Taisas tiesiog atgal juda, dėl to tos masės nesustabdo. Visiškai. Ir tada jau ateina vis tiek, jau tu žiūri vėl jisai 3 metrai, 2 metrai nuo krepšio. Ir ateina žmogus, bet jisai kažkaip vis tiek sugeba arba pasą nusimest, arba tiesiog pralenda tarp dviejų ir įmeta tos taškus. Ir serbai dar gerai, kas buvo, kad kiti šalia jo pataikė tos tritaškius. Jo, tai masės privalumas šitą vietoj. O kad tu gali su tą masę nubėgti, tai tau netrukdo tada tą masę. Jo, dar truputį apie Ameriką aš kažkaip pagalvojau, mes irgi kalbėjom apie tą populiarią savoką mygtukas, ne? Kad Amerika, kai jau dega padai, jie, pavyzdžiui, pusfinalį, 4 kėlino pradžių išėjo, su absoliučiai kitų intensyvumu ir gynybo, ir puolime, tu aiškiai matai, kad tiesiog kitas nusteikimas yra ir kitas fizinis lygis. Ir aš kažkaip pagalvojau tas mygtukas, bet pagalvojau tada, kad tą mygtuką toj komandai keli tik žmonės ir turi, turbūt, kad Karis, Lebronas ir turbūt ir Durantas. Embiidas ten kelis įmetė vidutinius. Bet tiesiog jis nebuvo pagrindinis žmogus, tai. Jo, tai tą mygtuką, žinai, atrodo, čia Amerika pasistengia ir nori. Tai ar tikrai Amerika? Ir aš tada pagalvojau, kad gerai, Lebronas ir Kari, paimkim juos du, nes KD toks ne tiek stabilus, gal sakykim, buvo ir netoks žiaurus kaip Karis pusfinaliuose ir finale. Jeigu išimtume Lebroną arba Kari, arba abu, kaip mano, tada ar Amerika būtų laimėjus? Žinai, dabar negaliu to spekuliuoti, bet tu pagalvoji, kam skaudžiausiai būtų pralaimėti. Mat, įsivaizduok, Embiidui turbūt nebūtų taip skaudu pralaimėti, ar ne? Vat Lebronui
karūną nusimti, va čia būtų, aš galvoju, smūgis. Tai va tau mygtukas taip turėjo ten suveikti automatiškai ten. Tu viską būtum padarę, žinai, nebežiūri nieką, nebežiūri, ką tu turi, kiek tau metų, tu taip užsidegi tą mygtuką savo. Aš čia galvoju, kad suveikia vėl, žinai. Jam skaudžiausias kari būtų pralaimėti, vienareikšmiškai. Todėl ir užsidegė, žinai. Kaip tu manai, Augustai? Ar bent vieną išėmus, arba abu išėmus? Aš manau, kad, tai tiesiog žiūrint į rezultatus, prireikė absoliučiai visų pastangų, kad laimėtų prieš šiek tiek geriau pasiruošęs komandas. Bet taip dažnai būna, Augustai. Kažkaip tai visą laiką su amerikiečiais būna tas pats. Visą laiką tas pats. Kiti būna pasiruošę, išanalizavę, visada pasitikė savimi. Paprasčiausias paaiškinimas toks gal būtų, kad tu atvažiuoji su daug daugiau talento ir su vienu žaidimo stilium. Kaip Kidai sako, entertainment, NIQ ir tipo labai daug random plays, bet ir šiek tiek, tas set plays, tie deriniai nėra jų daug, labiau yra tiesiog vienas prieš, tas random plays. Sena istorija. Ir visą laiką tas pats yra. Jie tikrai niekada nebus, žaidžiant prieš pasaulio komandas, jie tikrai nebus geriau pasiruošę ten taktiškai, strategiškai, nes jie tiesiog netaip žaidžia NBA. Yra tos taktikos, bet Europoje jos tiesiog yra daugiau, kadangi yra netokie talentingi žaidėjai. Ir nėra to, kad čia vieni žaidžia teisingai, o kiti žaidžia neteisingai. Kaip dabar internete visi bando pasakyti, NBA čia šūdas, netaip teisingai žaidžia, o Europoje tai žaidžia teisingai. Taip nėra. Ir tiesiog, kad jie visą laiką turi tiek talento, kad išvažiuoja ant to talento. Ir galiausiai matosi, kad ką jie turi. Jie išsilaiko rungtynėse ir tada turi tos 3 žmonės pasaulyje, kur gali pakilti į tokį lygį, į kurį nei vienas kitas žaidėjas pasaulyje negali pakilti. Nes Stefas, Lebronas ir KD, turbūt KD matėm prieš Serbiją pirmose rungtynėse, ką padarė. 8 metimai susimetė, po pirmų kelių metimų ten nedengiami, buvo visiškas kosmosas. Ar ginas ar nesigina, jam nėra skirtumų, jis nejaučia tos gynybos. Tos rankos visada virš. Taip. Tai va tame ir esmė yra, kad jie tiesiog taip žaidžia. Jie išvažiuoja ant to talento. Bet ne visada išvažiuoja. Pernai neišvažiavo. Bet su tokiu talentu buvo kitaip visada. Bet tai aš net nebejoju, koks ten superstarų tų nebuvo, bet vis tiek, sakyk, ką nori, požiūris toks pat buvo. Tai visą laiką tas pats požiūris, plius minus. Bet tiesiog, kad tai žmonės ar nėra, ne apie tai kalba. Olimpiadai jie yra nelaimėję tik tais vieną kartą nuo 92 ir po to... Graikų gavę berods. Ne, nuo Argentinos. Nuo Argentinos. Graikai vyko. Jo, Atėnuose. Taip. Tai ir mes atkaliam. Po to ne, dėl trečios. Bet tiesiog išvažiuojant to nesveiko talento ir čia, sakau, man tie debatai, kad čia vienas yra nesąmonė, kitas yra sąmonė, tai irgi nėra teisingai. Visiškai. Abu žaidžia taip, kad jie maksimizuotų savo potencialą laimėti. Bet sakau, kai nebus Stefo, Lebrono ir KD, tai va tada bus įdomu, ar ta naujoji jų karta bus tokia stipri, kad galėtų išvažiuoti ant tokio žaidimo. Ir panašu, kad ne, jeigu mes mąstom apie kas bus čia vedantis Teitumas, Bukeris, kuris Teitumo ant tiek nepasitikė, kad... ne tai, kad nepasitikė, bet yra... Jo pozicijos žaidėjai yra galva geresni, kad jam net nėra vietos. Bet jis pagal projekciją dabar turėtų būti naujosios kartos vedlys. Edvardsas, tai manau. Tai vienas iš, tai pavadinkas Edvardsas, Teitumas, Bransonas, kurio netrinkniai nebuvo. Ne, Bransonas, ne. Tai tarsi iš tų jaunų neprūda ir yra to amerikiečių. Tai dar atsiras. Ar čia nėra, man tai šviečiasi, kad čia tokia, net negalim pavadinti, kad čia šį kartą dominavo, išlindo per abu mačus svarbiausius. Bet man čia kažkaip atrodo, kad čia jau ir yra pabaiga tos nenugalimosios Dream Team komandos. Kad kitas iki, kai skris į Olimpinės, neskris jo, atvažiuos gal su autobusu Los Andželą, kad jie nebebus jau vadinami, kad visi svartys, nugalima ar nenugalima. Aš manau, viskas čia buvo paskutinė eros, per kelis metus atsiras, nežinau, kažkoks. Matysim. Aš irgi galvoju, kad bus tikrai labai labai įdomu, ta prasme, kitose olimpiadose bus labai labai įdomu, net ir susirinks, jeigu visus didžiausius vardus, manau, kad tiesiog tas baigėsi toks visiškas dominavimas, tai tikrai baigėsi. Nesakau, kad jie, čia nelaimės. Bet kad bus labai labai sunku, tai manau, kad tikrai, nes Lebronas, Stefas, KD čia yra tiesiog antžmogiai, kurie top 15 NBA žaidėjai visų laikų, visi 3, čia tiesiog yra kitas lygis. Sugrįšiu į tolimą istoriją. 88. Vilniaus sporto rūmai, labai tolimą istoriją, 88 ir atvažiuoja į Lietuvą Atlanta Hawks su Dominiku, su Webu,
atvaro ir žaidžia prieš rinktinę Tarybų sąjungos buvusią. Ir paskui Tbilisi tas pats dar Grajus buvo ir Maskvoje žaidė. Ir 3 kartus pralaimėjo. Ir pralaimėjo va tiek. Sąjungos rinktinė su lietuviais, aišku, kurie ten pagrindinius vaidmenis atliko. Ir atsimenu antraštę tuo metu laikraščio dar NBA profesionalai veikiami, kablelis, bet ne šiandien. Tai va toks buvo užmestas. Aišku, jie ten irgi atvažiavo, nepasiruošę, ten Wilkinsas atskrido su atskiru lėktuvu. Ten, visiškas jiems, žinai, buvo actionas tokie, žinai. Tai va, ir va tada jau buvo tas. 92 olimpinėse vieni vartai. Su Michaelu, su Magicu, su visais, su Davidu, su Robinsonu, su Stocktonu, su Karlu, be variantų, ar ne? Nu ir va taip, žiūrėk, 92, dabar 24, 30 metų praėjo ir visą laiką buvo kalbama. Arčiau ir dabar va. Na, aišku, ką serbai turės, ką ten ispanai užsiaugins, ką kitos, ką Europos šalis užsiaugins, ką Pietų Amerika užsiaugins. Taip, žinai, potencialiai žiūrint, jeigu, taip, serbai išlaiko brandolį, jeigu su ta pačia komanda dar nebus pasenę, dar išlaikys jie tą jėgą, taip, amerikiečiams bus sunku, bet, tai, žinai, gyvenimas nestoja vietoj, tu negali sakyti, kad, o, tie išsaugos brandolį, o va tie, žinai, nieko nebeišsaugos, dabar viskas, ten koks Taitumas nesužais, žinai. Nu, taip, nežinau, aš nesakyčiau, man atrodo vis tiek favoritai bus amerikiečiai. Los Andželė, dar prie savų žiūrovų. Ten gal tikrai jau, tada, matėm dabar, kas įvyko, žinai, ir tada jau tikrai jie galvos, bus tokių gal superstarų, kurie užsibaig norės būtent Los Andželė, ir jiem ten pralaimėti prie savų, tikrai bus kažkokia motivacija papildoma, žinai, gal tikrai žmonės sėdam, pasibraižam truputėlį. Prieš zoną pasibraižam, paskautingim jo prieš zoną, kaip nusimes, žinai, kaip išsimes, kažkaip, negali tu susirinkęs kamuolius, nubėgti viską ant greito, iš pirmo paso išsimes, karis kaip atrodys po 3 metų, po 4 mesgi nežinom. Gal nebetrodys niekaip. Karalius baigs turbūt, žinai, keidį kaip sujudės, ar be judės. Nieko nežinai. Tai jo, šiaip keičiasi irgi tos kartos, atrodo. Ispanai jau akivaizdu, ne, kad nueina nors viskas. Vis dar neblogai, bet Lorenzo Brownai atsiranda ir panašiai. Jo. Bet prancūzai irgi atrodo, kad keičiasi ta karta, kad čia Fournier, Goberas jau tokie nueinats, bet atsiranda Vembis, kuris 20 metais, bičias tokia arenai, namie. Taip. Stebi superstarai visi, 26 Amerikai drėbė. Batumas nueina, Dekolo nueina, visi šitie, žinai, ir batau. O šiaip, Augustai, kas pasikeitė pas prancūzus, aš ne tiek tų mačų negalėjau žiūrėti, kad prieš turnyrą šitą irgi netikėjom. Prancūzais irgi sakėm, kad kūrybos nėra, yra daug dydžio, bet kas kurs tą žaidimą, tai kad Goberą pasodino, kas buvo esmė? Taip, Goberas ten bandė sakyti, kad jis turi traumą piršto, treneris iškart pasakė, kad ten nebuvo, kaip sakyti, buvo tik MRI-us, nebuvo ten kažkokios operacijos darytos, nes Goberas sakė, kad čia buvo kažkokia operacija. Ir tiesiog po grupė etapo buvo toks prastas žaidimas, kad Fournier nuėjo į spaudą ir pasakė, kad kaip mes žaidžiam puolime yra visiška nesąmonė. Ir realiai Kole nuo ketvirtfinalio nebežaidė kartu su Wembanyama ir Goberu vienu metu aikšteliai, nebežaidė 2 centrais, labai daug laiko. Jebuzelė gavo didžiulį vaidmenį ir iškart matom, kad pateko net į antrą turnyro komandą Jebuzelė. Ir tvirtina, kad aš pasiruošęs grįžti. Aišku, kai tu įdedi per Lebroną, tai... Ir vos dar Kario su Lebronu kartu paketė. Tai realiai buvo tas pakeitimas, kad jie puolime žiauriai labai jiems prastai sekėsi, tai gavosi, kad Jebuzelė žaidė su Wembanyama, tada kildavo Lezoras nuo suolo ir Goberas, gal 5 minutės žaisdavo nuo grupė etapo. Ir tai atrakino prancūzų kažkiek puolimą. Jie prieš Kanadą turėjo labai, sakyčiau, tokį parankų tiesioginį oponentą, dėl to, kad Kanada iš vis neturėjo didelių žmonių. Jebuzelė su Lesoru tiesiog puolime. Gauna kamuolį po krepšiu, prieš savo pozicijas žaidėjai jie turi pranašumą, o Kanada ar ir šiaip keičiasi labai daug. Tai gauna mažiuką kokį tais RJ Barrettą ar ten kokį... Džamalą Murray, 2 driblingai, įmeta iš pokašio, jeigu ateina pagalba, nusimeta 3 taškis. Tai prieš vokiečius buvo tas pats, tiesiog uždominavo Lezoras su Jebuzelė ir tuo pačiu prisijungė po to Fournier pasakymo, Cordinie pradėjo eiti į startą. Ir Fournier, man atrodo, 1 ar 2 mačus nuo suolo kilo. Ir Cordinie labai gerai pradėjo su Kanada tą ketvirtfinalį, 10 taškų iš eilės, tai žaidė labai solidžiai tikrai tose rungtynėse ir realiai prancūzai, kažkaip turėjo tą gynybą gerą jau ir taip turėjo, ir tada su tais pasikeitimais 5-tukų tiesiog atrakino ir savo puolimą kažkiek. Ir matom, kad, nedaug pritrūko, net reikėjo olimpinio aukso namie. Ir labai daug davė tikrai, labai daug davė žiūrovai. Negali sakyti, sunku žaisti, praktiškai visi žaisdavo išvykai prieš juos. Yeah.
Tai, duoda tau. Prieš 3 pavyzdys irgi ten 6 reitingas, daug dievė. Tai vat būtent. Finale dar per vieną metimą buvo. Tai vat būtent. Plus tie 3-3 tikrai nepratę žaisti prieš 5000 žmonių yra. Ir, fantastiškas. Ten kaip kokį duoda impulsą žmonės tiem visiems savo žaidėjams, savo atletams, tai yra fantastika. Šiaip pavyzdys gal lietuviam būtų, ne, kai mes JV su Saboniu bandydom sutalpinti, o prancūzai paėmė tiesiog pasodino ir viskas, paprastai. Bet kaip Goberu per Ego turi. Nors jis pripratęs prie tų savo... Nereikėjo. Pervertinas NBA į ten rožę, kad blogiausias kontraktas ir panašiai. Taip, bet... Jis pripratęs prie to, kad jo nemyli ir nevertina. Jam 32 ir jis čia buvo toks, kad hints at retirement, tai kad jau maždaug vos ne užsimena galbūt apie palikimą prancūzų rinktinės. Nemotivavo dabar paskutinis 300. Turėtų tikrai demotivuoti, nes, žinai, pats pačiam yra tekę žaisti, kai tu esi starto 5 žaidėjas ir kai tu esi 5 minučių žaidėjas, tai kai tu laimė, kai tu laimė, tai labai skirtingai tu jautiesi. Visiškai, tai labai gerai tave suprantu. Jo, tau skauda. Čia. Taip. Ką, pabaigą dar pažiūrėkim, kas ką nusipirko, kelis LKL pirkinius, kelis Eurolygos ir kaip čia tas Songailos išėjimas dar irgi įdomu, ką jisai diktuoja, bet, Žalgiris su Rupštavičium ilgai prisirišo ir Lietkabelį išsiuntė, Rytas su Inochu nustebino visus ir pradžiugino Rytfanius, Wolfsai, Kulbaką ir Andriusą pasiėmė. Gražu, solidus tai pirkiniai. Kažkaip LKL-as, judam. Galiu pasakyti turbūt, kad pirmas iki LKL laukiu. Judam, gražu. Savo gyvenimą. Žinai, perka tie, kas gali. Yra tokių komandų. Man tai kažkaip kelia nerimą, žinok, dabar kiekvieni metai vis tas pats ir tai viena komanda, tai kita komanda, visi rajonai. O dabar pavyzdys, vakar su dviračiais dirbom. Lyrinis nukrypimas. Ir iš Panevėžio. Pašnekovė mano. Ir kažkaip sušnekam apie krepšinį, apie sporto mokyklą, kurioje mokiausi pats. Ir mano pašnekovė dabar ten dirba pavaduotoja. Ir mes kažkaip pradėjom ieškoti bendrų taškų, aš sakau, ten Rupštavičius, taip, sako, mokėsi pas mus buvo. Žinai, sakau, tai kodėl, o tai kur? Mes neturim, sako, piramidės tos. Mūsų mokiniai, 10 klasių, ir jie visi išeina, žinai. Ir jie į vieną klubą, į kitą klubą, į Vilnių išvažiuoja, į Kauną išvažiuoja, žmonės ten jau važiuoja, kur norės mokytis, žinai. Klubas pririša juos ilgam, ir paskui išnuomoja kažkam, bet vis tiek tu jau nebepriklausai tai komandai. Ir išėjo kalba kažkaip apie Pasvalį. Ir jinai sako, Pasvalys gaus 300 000. O tokie pinigai, bet ten bus rankinis. Tai viskas. Matai, reiškia, krepšinis tokiais pinigais tu nieko negali padaryti realiai, o vis tiek rajonas. Vienas žmogaus, kai laikės komandą. Taip, yra rėmėjas ir žinai, žmonės renkasi, prioritetas yra rankinis. Ta, ką turėjo tas regionas stipriausiai ir to krepšinis pamintas po kojam liko, žinai. Ačiū Dievui, kad nelieka tų komandų. Bet tai tada ką mes, tai tada 8-7 kokie klubai lieka. Ne, dabar 10. Tai dabar, šiandien čia, bet čia, nežinau, aš ten tų vidinių visų srovių, bet ten tokia Jonava, pažinai, čia ir čia nėra. 6-7 žmonės žaidžia, nežinau, kažkaip. Parodo tiesiog Lietuvos paveikslą, nėra pinigų tiek. Tai nereik pūst tada tų komandų dirbtinai. Tada turi norėti 3 ratų, nes Žalgiris zyzė dėl 4. Daug rungtynių. Tai, bet žinai, visiems gerai nebus. Visiems gerai nebus. 10 max turėti konkurencingų komandų. Tai kad būtų svarbiausia ta rotacija. Ir tu dabar pavardinai to žmonės, ir kas susipirko jos. Jiegi Pasvalys jų nepirko. Pirko vis tie, kurie gali pirkti. Tai ta atskirtis, ta tokia takoskira didėjanti, man atrodo, žinai, sunkiai regionams ir top klubams, be pigų. Utena, įrodė, kad... Tai čia pavyzdys, čia apie tai kalbam jau seniai. Čia regionų pavyzdys, stabiliausias klubas iš regionų, be top klubų. Bet ar mes galim turėti 8 ten lygius? Mes reikia atsiminti, kokia šaly gyvenam, kiek čia yra pinigų. Vuls atsiranda iš oro, vieno žmogaus irgi... O kaip Pasvalį yra vienas žmogus ir Vuls yra vienas žmogus, bet tie žmonės turbūt skiriasi. Tai yra skirtingos sąlygos, skirtingos galimybės. Irgi iš oro atsiranda. Ir tiesiog žaidėjai važiuoti Pasvalį ir žaidėjai žaisti Vilnių, žinai, ir gauti kitus pinigus. Bet galim pagalvoti irgi apie tokius didelius miestus, kurie šiaip turi ir verslo, ir savivaldybės paramą, kaip Alytus dar, Marijampolė, kuris su ta salė niekaip nesugeba, bet gal kažkada, ten 5 metų bėgi. Alytus, Marijampolė ir Palanga irgi gal visai įmanoma, kad šalia Neptūno būtų Pajūry dar vienas klubas, kurį galėtų verslininkai. Nepavyko, matai, Pajūry išsilaikyti. Nes ten valdė žmogus nesigaudantis gyvenime. Nepavyko. O kaip už Vezenkovą mokė tiek Augustai? Čia buvo logiška ar ne?
Logiška. Kad tiek pat, kiek jis MBA praktiškai, ne, jam pasiūlė. Logiška. Graikams pinigų geriausias netrūksta. žaidėjas. Jo. Aš džiaugiuosi. Gerai. Tiesą sakant, net nelabai jaučiau, kad jis gali ten išsikabinti. Nu, irgi, be raumenio. Nu, Be driblinko. Tai jam to nereikėdavo, jis čia išsimesdavo, žinai. Nu, raumenio nėra, nu, sunku ten sustovėti, vis tiek po krepšių sustumdyti, nusimti kamuolius, susikurt progą, nugarą pažaisti. Nu, vis tiek, čia geriau. Manau, kad jam gerai, graikų klubui jo labiau. Labai smagu, kad grįžo tiesiog. Labai džiaugiuosi dėl Nes to. unikalus žaidėjas, Taip. jį stebėt, sakau, vienas Jo, iš man smagiausių tai, žaidėjų. jo, faina, tikrai. Nu tiesiog, labai gražu estetiškai man bent jau, kad žaidėjas taip sugeba susikurti taškus, be driblingo Taip. yra kažkas unikalaus ir visi mėgstam stebėti tos žaidėjus su kamoliu, kai jie gali tos triukus padaryti, bet Vezenkovą stebėti jo žaidimą be kamolio yra tikrai ne ką smagiau. Nors Georgijus Gluškovas, turbūt pirmas bulgaras ir vienas iš pirmųjų europiečių nuvažiavęs į NBA pasakė, ne, blogai, tu sako, čia darai. Duokim dar vieną šansą, žinai, duokim dar lyg, jeigu jau nuvažiavai, jau patekai, žinai, nu ir kas, kad tu ten netoks, koks buvai čia, lyg ten, žinai, maždaug. Nuotraukų prisidarė, Ne. video prisidarė, žinai, anukam. Tai va. Dėdė žaidė MBA, kad ir metus. Jo, ir nu, ne pirmas pavyzdys ir ne paskutinis, nu, daug tokių Plus, buvo. jeigu tos pačius pinigus gauni. Jo, ir tu išvažiavęs čia vėl Žvaigždė. bus toks, koks buvai, žinai, nu ir be to Eurolyga nelaimėta, taip ir liko kol kas, žinai. Manau, kad su graikų klubu žaisti jam čia Eurolyga laimėti yra realiau, negu ten laimėti NBA, su ta komanda, kuris buvo. Į Monaką vienas iš MBA grįžo, va, turkas, netikėtai, Furkan Korkmaz. Ten buvo turėjęs visai tokių vidutinių sezonų, ten karjeros vidurkis netoli 7 Nu, taškų. Jo, Nu, įdomu Eurolygoj pamatyti tą lygį, jo gerai koks judėjo. iš tikrųjų, ne, yra. Monako Tai taip netikėtas. Monakui reikėjo dar vieno žmogaus, reikėjo žaidėjo, kuris plečia aikštelę, tai nu, bus labai įdomu stebėti. Įdomu, Stipru. Taip. Ir, Kitoks, gal sakyčiau, žaidėjas negu toks vat, Monako stilius. Laužintis tokie visi atletiški, tokie visi baudos aikšteliai, daugiau besidonis. MJ ten kita istorija, aišku. Bet va, toks, va, jo, skoreris geras gali būti. Tai Monakas tikrai pasiėmė tų daug žmonių, kurie gali mesti pataikyti iš toli, ko jiems labiausiai trūko per Labai. paskutinius kelis metus, išlaikė ten tuos kelis savo gynėjus 3-4 pozicijoje. Sakau, vienintelis gal tas dalykas dėl tos 5 pozicijos, kad man vieno tokio vis tiek atletiško vidurio puolėjo norėjosi, kur Donta Holas buvo, jo nebeliko, į jo vietą ateina Papajanis. Tai va toks man didžiausias klaustukas, bet šiaip Monakas tikrai atrodo labai solidžiai ir patenka į tą 7 komandų, mano, sakykime taip, dabar žiūrint vien tik ant popieriaus, labai anksti tas sudėtis, tai tokios 7 komandos atrodo, kad išsiskiria nuo visų kitų šiek tiek lygio aukščiau. O kaip Žalgiris, va, mačiau, prieš podcastą, prieš valandą gal jau užlokino Baigė sudėtį, sakė sudėtį. 14 žaidėjų, viskas, nes Dimšaut pusė metų, Nu, kur ir taip. šiaip sakėm Dimšą, neaišku, ar bus, tai Jau pasakė, kad baigėsi pasakė komplektacija. Žalgiris, kad baigė Jo, komplektaciją ir skaičiau 14 šitą žmonių irgi aš. palieka. Nu, gerai, valio. Franciska yra. Gynėjų neblogai, kas uždominuos. Gedraitis, Lekavičius, Francisko. Kas dar? Įdomu, kad nuo Gedraičio pradėjai. Nu, kažkaip nuo lietuvių pradėjo. Gerai, ten su Negirdėjau, Roku. ką vardinai, bet Volasas dar jau. Brasdeikis. 5, Nu. man atrodo, gaunas. Brasdeikis. Jeigu Sirvidį dar laikytume 3-2, tai Tai Sirvidis 6. antras, nu, jo, trečias, antras. Jo, tai antras šeštas. labiau. Mažų užteks, o čia ten apie Taip, priekinius taip, kalbėjom jau. Galės jie kapotis treniruotėse, tai wow. Taip. Apie Mitchellą kalbėjom jau. Čia sakau, didžiausias klaustukas yra kaip trinkėlius, sugebės visus išnaudoti, nes, nu, praeitam sezone buvo priklausoma nuo vieno žmogaus komandų labai smarkiai, nuo 1-2, dabar Francisko, varyk. tai, Pirmu. bet, nu, ne tik jisai, Nu, aišku, kad ne. Francisko, Nu, taip. Volasas, Brasdeikis, aš jį irgi O, įsivaizduoju antroje pozicijoje, kiek nori rodyt, kažkiek wow. trečioje. Jo. Prisiminkim, Deividai, ką kad veiktų trečioje dar? irgi yra Ulanovas, Mitčelas, Butkevičius. Butkevičius, Nu, aišku, tai, žinai, Ulė žais, manau, ketvirtų daug. Ignas gali čia, žinai. Čia Tai labai daug žaidėjų, Nu, rinktis kurie gali per kelias žongliruoti. pozicijas. Ką tu žaidėjus. Ulė yra, tai tada Ignas stumi toliau, biškai. Taip kaip ir mėgsta, Žinai. kaip minėjai, kad Bayernė ten minutės būdavo apylygas, tai irgi va, Nu. visą pasirinkti, visą paletę. Jo, turi, jo, visą jo. meniu. Tai čia ir Gerai, sakau, Belieka tu... tik gerai jos sustumdyti. Ir dabar jau argumentų nebus, pats susirinkai, turi būti rezultatas. Tai, Neišvengiamai. tų penketukų įvairių, Jo, kiek galima kad tik- bus sudėti kad čia. Kiekvienai situacijai, Kad tik kiekvienai nieks šventai. nesulūštų, kad tik... Tai nuo to nieks tikrai neapsaugo. traumų nieks nelinkim, bet nu, ir nuo to yra apsisaugota, pasimokyta po klaidų praėjusių Jo. metų, nes nu, viena trauma ir labai keičiasi, o čia dabar nu, vienas iš ko žaidėjas pasirinkt. gauna traumą, tu vis tiek turi tiek pasirinkimo puolime, kad nu, kosmosas šiaip kaip Žalgiriui. Tai sakau, man net gynyba daugiau klaustukų kelia negu puolimas. Kažkaip galvoju, kad ten išsiaiškinti. Jo, ir taip pat vis tiek, skaityk, nu gerai, Evansas išeina, žinai,
Ir va tiesiog Francisko ateina ir tu, tarkim, nu, va iš kokio ten, iš Luko pozicijų, pavyzdžiui. Ir vis tiek tu žinai, kad tu nebūsi pirmas. Tu esi ten, kur tu buvai, žinai, maždaug lūkesčių per daug nedėk, žinai, okei, jisai sužais, tu sužais, jisai sužais. Nu, kad nesulaužytų čia nieko, žinai. Kaip su Deividu bus klausimas, aišku, kaip ten su jo tom minutėm bus po tokio sezono, žinai, vėlgi. Sunku gali būti. Jokibaitį bandėm kalbinti, čia iš esmės. Ir ten irgi parašyta buvo, Hari. Ten su Roku Jokubaičiu ten klausimas uždarytas maždaug, kad jau viskas, jau 14 kota nepatenka, jisai jo ten nėra ir nespekuliuokim daugiau. Nėra, viskas. Nu tai va, nebėra ir temų. Nėra ir Užteks, temų. pakalbėjom. Ilgai čia, šnekėjomės. Užteks, jo, primenu. Pasikuriam su Čekoslovakų liaudės šokiu Dainium Navicku, 3prieš3 maikutė, gali būti jūsų. Palaikinkit, pakomentuokit, pasubscribinkit. Ir ką, einam vasaro dar, liko tos vasarėlės. Jo. Pailsim truputį nuo krepšinio dabar. Jo. Ir traukėlę ir susimatysim kažkada. Iki. Ačiū visiems. Sybet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.